ir šiandienos mūsų tema popierinės auditorijos ar gyvi žmonės. Iš tikrųjų, šiandien mes daug šnekėsime apie tai, kaip mes dirbame su auditorijomis, nes aš pats kultūros lauke dirbdamas teatro srityje žinau, kad apie auditorijas galvoja kultūros organizacijose visi galvoja, kokį produktą mes kuriame, parodą, patirtį, renginį, spektaklį, kas tai bebūtų. Mes galvojam, kaip komunikuoti su tom auditorijom, mes galvojame, kaip jas prisikvies, bet labai iš patirties ir skirtingose susitikimuose, organizacijose žinau, kad labai retai, kada mes iš tikrųjų pažįstame savo auditorijas, kada mes iš tikrųjų einame ir sakome labas žmogui gyvai ir susipažįstame su jais gyvai ir galime gyvai jų paklausti. Tai šiandien daug pasakojimų bus ir apie tai, bet prieš neriant dar į tuos pasakojimus, porą dalykų. Norisi šiek tiek pasakyti tiems, kas nežino, kas yra asociacija kūrybinės jungtis, keli žodžius apie pačią asociaciją, kad jūs suprastumėte, iš kokio lauko mes ateinam ir kas tai per organizacija. Tai organizacija veikianti jau praktiškai 10 metų Lietuvoje, asociacija kūrybinės jungtis. Jos pagrindas yra skirtingi kūrybinių profesijų atstovai. Ta asociacija vienyje būtent skirtingų kūrybinių profesijų atstovai, tai yra savo sričių profesionalai, kurie dirba skirtingose kūrybinėse srityse. Čia gali būti ir aktoriai, režisieriai, žurnalistai, mokslininkai, dizaineriai, fotografai, rašytojai, parodų kuratoriai, edukatoriai ir taip toliau. Žodžiu, didelis spektras labai skirtingų kūrybinių profesijų atstovų, kurie dalį savo profesinės veiklos skiria būtent edukaciniams procesams, ugdomiems procesams. Ir programa, asociacija pati kūrybinės jungtis dirba su dviem esminiais tokiais laukais Lietuvoje, tai būtent švietimu ir kultūra. Taip pat dirbame ir su bendruomenėmis, turime atskirų programų ir kitoms tikslinėms auditorijoms, bet tokie dvi pagrindinės, kaip pasakyti, atraminės mūsų auditorijos yra būtent švietimo laukas ir kultūros laukas. Tai daug apie švietimo lauką nešnekėsime, bet šiandien didelį dėmesį būtent skiriame kultūros laukui ir asociacija kūrybinės jungtis tikrai daug bendradarbiauja jau ilgą laiką. Programa vyksta 9 sezonas dabar bus. Tai jau 8 metus nuosekliai vyksta programa Atvirumo menas, kuri būtent yra skirta kultūros organizacijoms. Ir čia toje programoje tikrai dalyvavo visas spektras įvairiausių organizacijų, nuo bibliotekų iki teatrų, nuo kultūros centrų iki kino teatrų, žodžiu, iki muziejų, įvairių padalinių. Ir šiandien daugiau apie tai tikrai pašnekės Aurelija. Bet tiesiog žinokit, kad nežinome, iš kokios jūs kultūros organizacijos, bet tikėtina, kad ir jūsų kultūros organizacija tikrai gali dalyvauti šioje programoje. Tai apie tai visą tai sužinosite daugiau, bet bendrai suprasti, kas mes esame ir iš kur ateiname. Toks mažas klausimas, kad jau šiandien šnekame apie auditorijas. Labai norisi, jau šiek tiek aš čia pašnekėjau, šiek tiek pristačiau ir kūrybinės jungtis, labai norisi suprasti ir kas esate jūs, kad jau šnekame apie auditorijas. Ar galime pakviesti jūs, kad jūs įrašytumėte mūsų, kaip tą pavadinti vietą, chatą, į tą pokalbių langą. Tiesiog ir pakviesiu įrašyti, iš kur esate, kokia jūsų organizacija, miestas. Ir kitas klausimas, kuris mums jau kaip kūrybinėms jungtims irgi visai yra aktualus, yra, o kaip apie mus sužinojate? Kaip sužinojate? Kodėl jūs šiandien esate čia? Kaip sužinojate ir atsidūrėte šiandien čia? Ar tai buvo kita kultūros organizacija, kolegos pasakė, ar sužinojate iš socialinių tinklų? O vis dar žmonės jungiasi. Tai dar, kol jungiasi, šiek tiek norisi pakviesti, parašykite, iš kur esate tiesiog, nes aš galvoju, jeigu bus nedaug žmonių, tai pakviesiu tiesiog žodžiu prisistatyti, bet matau, kad šiandien, jeigu visi pasakys, iš kur esame, tai renginys eis į pabaigą. Tai pakviesiu įrašyti ir mes tada aš irgi atsidarau chatą, šiek tiek pasižiūrėsim. Aha. Sveiki iš Kauno, iš Šiaulių, sveiki iš Ignalinos, iš Panevėžio. Etnografijos muziejus. Įrašykite ir daugiau, kas iš kur esate. Tiesiog įdomu ir šiek tiek susipažinti.
Šrumšiškių Žagarės kultūros centras. Mhm. Mhm. Hmm. Ir Kaunas, jau beveik visa Lietuva prisijungia, matau. Ir Utena. Kaip smagu matyti, kad ir praėjusių programų dalyvių čia matom ne vieną. Super. Tai iš tikrųjų, kviečiu ir kitus užrašyti, tiesiog mums patiems įdomu. Ir tikrai parašykite, kažkas rašo, dalyvavo mūsų projekte, kažkas rado mus Facebook'e, kažkas visai nemažai iš Facebook'o. Sulaukė pakvietimų iš kūrybinių jungčių. Tai labai, labai, labai ačiū. Pasidalinkite visi. Tikrai įdomu ir tada po truputėlį judėsime link mūsų istorijų, link tų pranešimų, dėl ko šiandien ir susirinkome. Ir iš tikrųjų giliau panagrinėsime būtent tą auditorijų temą šiandien. Tai tikimės, kad tikrai bus ir naudinga, ir vertinga, ir išgirsite labai praktinės informacijos. Toks pakvietimas, iš tikrųjų galvokite apie klausimus, kviečiam po istorijų, po pranešimų tikrai norėsis paklausinėti būtent mūsų pranešėjų. Tai jeigu kyla kažkokių klausimų ir aš visuomet tokiais atvejais kviečiu pabūti egoistai. Žinot, yra tos 2 valandos, kada mes turim galimybę pabendrauti su visų spektru tikrai žmonių iš labai skirtingų kultūros organizacijų ir kartais pabūti egoistais ir užduoti savo aktualų klausimą, užduoti tai, kas pakeistų galbūt mano praktiką arba kas man tikrai yra aktualu. Tai tikrai kviečiu būti visą renginį tokiais egoistais ir galvoti, kaip man čia išpešti iš to kuo didesnės naudos ir kokie klausimai man būtų aktualūs. Ir prieš pristatant Agnę, kuri yra iš Laikrodžių muziejaus, aš su Agne pasitariau prieš renginį padaryti irgi mažą klausimą. Gal čia nerašykime visi į čatą, bet kas žino, esat girdėję apie Laikrodžių muziejų? Kas gali pasakyti, kur yra Laikrodžių muziejus? Čia tiesiog mažas kultūrinis klausimas. Kas galėtų prisijungti ir tiesiog įsijunkit garsiakalbį ir pasakykit, kaip jums atrodo, kur yra. Jau čia rašo žmonės. Klaipėdoje. Ačiū. Nes mes galvom, būna žmonės tikrai maišo. Tai iš tikrųjų yra tai Klaipėdos Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Klaipėdos padalinys, Laikrodžių muziejaus. Ir aš jums pristatau Agnę Jonikaitę Stonkuvienę. Agnė, tu gal daugiau pati papasakosi, bet iš esmės tai tavo pranešimas vadinasi Atviras muziejus. Agne? Tai ačiū Justai. Tai labai smagu, kad žinote, kur randasi Laikrodžių muziejus. Čia tokį klausimą uždaviau, todėl kad labai dažnai, kai dalyvaujame įvairiose mugėse, žmonės klausia, kur yra tas Laikrodžių muziejus. Tai kažkodėl galvoja, kad mes esame Šiauliuose, bet mes esame Klaipėdoje ir mes esame Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinys Laikrodžių muziejus. Tai kaip suprantu, man leidžiate jau prieigą, galiu atidaryti savo prezentaciją, taip ar ne? Taip. Gerai. Iš tiesų labai malonu matyti žmonės, kurios netgi teko sutikti ir matyti, netgi iš savo gimtojo krašto kažką mačiau, tai labai smagu. Jūs visus su jumis visais susipažinti, tai šiandieną iš tiesų apie ką aš kalbėsiu, tai kalbėsiu apie muziejus ir auditorijas, tai ką sakė Justas, ir iš tiesų kalbėsiu apie tai koks yra tas, koks turėtų galbūt būti tas atviras muziejus, suprantamas lankytojams. Ir manau, kad ką šiandieną pristatysiu, kad bus tinkama visiems kultūros sektoriaus darbuotojams, tie, kurie nori suprasti savo auditoriją, savo lankytojus ir galbūt atrasti net kažką naujo. Ir iš tiesų, prieš pradedant ruoštis šitam pranešimui, dar nepaminėjau, tai Laikrodžių muziejui šiuo metu aš esu parodų kuratorė, tai esu atsakinga už parodas muziejuje, tačiau ilgus metus man teko dirbti edukacijos srityje ir iš tiesų susimąsčiau, kad prieš pradedant kurti edukacinį užsiėmimą, visada žinodavau,
kokia tema tai bus ir apie ką aš tenais kalbėsiu ir ką mes ten veiksime. Ir žinodavau, kokiai auditorijai tai kursiu, tai yra kokiai amžiaus grupiai. Ir prisipažinsiu, kai tapau parodų kuratorė, pirmoji vietoj man tapo parodos turinys, išdėstymas ir dizainas ir visa kita, ir auditorija paliko antrame plane, nors iš tiesų visiškai tai yra klaidinga ir to nepatariu niekam daryti. Ir labai džiaugiuosi, kad praeiti metai buvo tokie mokymų metai, tai teko dalyvauti Martos projekte, nežinau, ar esate apie jį girdėję. Tai yra su kitais Lietuvos muziejininkais keliavome į Londoną ir ten turėjome galimybę aplankyti net 4 muziejus. Tai aplankėme Viktorijos ir Alberto muziejus ir jo padalinius, aplankėme dizaino muziejų, mokslo muziejų ir buvo labai smagu, kad tie darbuotojai supažindino mus su jų veikla, su jų darbu ir iš tiesų labai daug pasisėmėme iš jų. Ir kas buvo įdomiausia, kad kai jie kalbėjo apie savo renginius, apie savo parodas, tai jie visada pirmoji vietoj iškeldavo lankytojus. Pas jų visos parodos, visi renginiai, netgi muziejaus ekspozicijos yra rengiamos lankytojams ir jiems tai yra be galo svarbu. Ir prieš pradedami kurti, jie pirmiausiai žino, kam tai bus kuriama. Ir jiems taip yra aktualu, kas yra jų auditorija, nori ją pažinti ir jie atlieka iš tiesų visus metus tyrimus. Ir kas yra įdomiausia, kad tie tyrimai truputėlį skiriasi nuo mūsų. Lietuvoje mes dažniausiai atliekame tokius tyrimus, norime sužinoti, ar tai yra vyras ar moteris, kokia amžiaus grupė priklauso žmogus, ar jisai turi išsilavinimą ar neturi. Na ir daugelį tokių klausimų, kur mes manome, kad mums svarbu tai žinoti apie lankytoją. Tuo tarpu Londone jie atlieka šiek tiek kitokius tyrimus. Jie labiau atlieka tokius tyrimus, kaip jiem įdomu sužinoti iš tiesų, koks yra tas lankytojas, kokios jo charakterio, tarkim, savybės, ką jis mėgsta, ko jis nemėgsta. Ir iš tiesų labai įdomi yra tos anketos pateikimo būdas, tai tiesiog yra klausimas, koks tu esi muziejaus lankytojas, taip kaip žinote, būna testai, kokia tavo charakterio, koks tavo charakteris, kokiam charakterio tipui tu priklausai. Tai tiesiog jie kviečia atlikti tokį testą, tu nuskaitai QR kodą ir jie tiesiog nori sužinoti, koks tu esi žmogus. Žmogus, kuris lankaisi muzikos festivalyje, šiuolaikinio šokio pasirodyme, meno galerijoje, o gal apskritai nesilankai niekur. Tada jiem įdomu yra sužinoti, iš kur tu sužinai tas naujienas. Ar tu esi tas naujienas, kuris dažniausiai pasidalini su savo draugais ir artimaisiais. Ar tu esi, kuris iš kitų tiesiog sužino informaciją. Na ir tai yra trumpas testas, tai yra 10 klausimų testas, kai tu jį padarai, tu pagaliau sužinai, tai koks tu esi lankytojas. Taigi, koks aš esu tas muziejaus lankytojas. Ir jie išskiria 8 lankytojų grupės, aš šiandieną tikrai nepristatysiu jų visų labai išsamiai, bet labai yra įdomu sužinoti ir iš tiesų netgi pati, kai sugrįžau iš Londono, visiems draugams siunčiau, gal norit pažiūrėti, koks tu esi lankytojas, tai pasirodo, su vienais mes esam panašus, su kai kuriais šiek tiek skiriamės, tokių ir nustebimų buvo. Aišku, čia nieko nėra 100%, tiesiog šiaip labai įdomu sužinoti. Tai, pavyzdžiui, atlikęs testą, tu gali sužinoti, kad tu esi tendencijų siekėjas. Tai jie tokį lankytoją apibūdina žmogų, kuris yra atviras kultūrai, mėgsta naujus dalykus, bet jisai visada mėgsta su savimi pasiimti draugus. Turi su juo kažkas eitis, bando visą laiką įtraukti į tą savo veiklą ir kitus. Tada atlikęs testą, tu gali sužinoti, kad, pavyzdžiui, gal tu esi aistringas kultūros vartotojas, kuris mano, kad jam kultūra yra labai svarbi ir jis apskritai mano, kad jisai pats kuria kultūrą, kad jisai pats pridėtinę vertę suteikia jai. Taip pat labai įdomi lankytojų grupė yra pramogų ieškotojai, kuriem yra kultūra kaip laisvalaikio praleidimo forma, bet tai turi būti didelės masto apimties, kažkokie renginiai ar parodos, kur visi apie tai kalba ir sako, tu turi ateiti
Na, kaip čia pavyzdžiui pavyzdys, jeigu tau mada labai patinka, tai jie Chanel parodą padarys ir jie tikrai ateis, nes nori tai pamatyti, pavyzdžiui. Taip pat įdomi lankytojų grupė ir prisipažinsiu, pasirodo, aš čia esu viena iš lankytojų grupių, tai yra saugiai tobulėjantis lankytojas, kuriam yra labai svarbi kultūra, jis lankosi kultūros įstaigose, bet jam tai turi būti tai, ką jisai pažįsta, arba tai yra, kas patvirtina, kad tai tikrai gera paroda yra, ar geras renginys. Na, man nepatinka išbandyti kažką naujo, jeigu man kažkas kažką pasako, tada aš bandau išbandyti. Tai va čia man toks įdomus dalykas buvo savo atradimas, kad aš taip darau, pasirodo galbūt. Ir taip pat, kas labai įdomiai pasirodė, kad jie išskiria lankytojų grupę tokie kaip aistringi specialistai, tai dažniausiai yra kolekcionieriai, ir muziejai didelį dėmesį skiria jiem. Jie netgi mano, kad šitie žmonės gali sukurti labai didelę pridėtinę vertę. Ir netgi yra, kai kuriamos parodos, jie įtraukia šitos žmonės į rengimą, nes tai mano, kad tie žmonės gyvena tuo ir jie yra verti būti kartu su muziejumi. Ir paskutinė tokia lankytojų grupė, kur dažniausiai tikrai mes daug tokių žinom ir ypač sutinkam sekmadieniais, tai yra visada skubantis įkvėpimo ieškotojai, tai yra šeimos, kurios turi mažai laiko, o jeigu turi laiko, tai jie nori jau atėję į tą instituciją žinoti, kad ten bus turiningai praleistas laikas, nes jie to laiko turi mažai. Tai iš tiesų tai yra 8 lankytojų grupės ir tai nereiškia, kad jie visom 8 lankytojų grupėm ir kūrė tos renginius ir parodas. Ne, aš apie tai papasakosiu truputėlį vėliau, tačiau labai įdomus testas, tiesiog žmogui įdomu yra sužinoti, tai kas aš toksai esu. Tai šitą testą žmogus gali daryti bet kada, tiesiog nuskenavęs QR kodą, tačiau jie, kaip pavyzdį dabar norėjau jum pateikti, kelias parodos ir tiesiog pasvarstymai iš, kaip manot, tos parodos, kuriom lankytojų grupėm galėjo būti skirtas. Tai kairėje yra Viktorijos ir Alberto muziejuje esanti paroda, Chanel paroda. Ir dešinėje, jeigu matote, tai buvo dizaino muziejaus paroda, lygiai tuo pačiu metu, tokia kaip konkurencija, tai buvo šiuolaikinio mados pasaulio būtent irgi paroda. Sekančios parodos, tai kairėje ta pati Chanel paroda ir dešinėje Viktorijos ir Alberto muziejuje esanti miuziklo paroda. Tai tiesiog pasvarstykite, kaip manot, kuriom auditorijom galėtų būti skirtos šitos 3 parodos. Na ir iš tiesų, kas nustebino, nors atrodo tai elementaru ir mes visi visada žinom, kad mes viską darom dėl savo lankytojų, tačiau kartais prisimirštam ir man labai patiko Viktorijos ir Alberto muziejaus vienos darbuotojos Marijos Hobson pasakymas, kad neužtenka parodyti objektus, jie turi kažką reikšti žmogui. Kad tie objektai turi sietis su lankytoju, kad jam tai būtų artima. Nes iš tiesų, kaip jie ir sako, niekam nepatinka būti nežiniukais, tau patinka atrasti kažką naujo, bet kažkas turi būti tau artima. Tai atrodo elementaru, mes visi tai žinome, bet iš tiesų mes kartais tai pamirštame. Ir jiem tai yra be galo svarbu ir jie mano, kad iš tiesų mes įsivaizduojame, tarkim, muziejaus darbuotojai, kultūros darbuotojai, kad mes suprantame savo lankytoją, mes žinome maždaug, ko jis nori, kas jam būtų įdomu, duokim daug interaktyvumo ir tai visiems patiks. Bet iš tiesų, tai mes nesam lankytojai, mes nežinome, kas jam patinka, kas jam yra įdomu, kas yra patrauklu ir iš tiesų lankytojai yra nenuspėjami. Dėl to jie ir vykdo šitas lankytojų analizės ir jie mano, kad jeigu mes geriau pažįstam savo auditoriją, savo lankytojus, tai mes galime daugiau pritraukti įvairesnės auditorijos, tada mes galime sulaukti jų sugrįžtant. Tai gali būti sugrįžimas, kad ir antrą kartą į tą patį, ar tiesiog pakviesti žmonės ateiti kartu pamatyti parodą, renginį, kas laukia. Taip pat mūsų visada svarbiausias tikslas yra kuriant pridėtinę vertę, tai yra ištransliuoti pagrindinę žinutę. Ar tai būtų renginys ar paroda, vis tiek mes turime pagrindinę mintį,
misiją ir kai mes tiksliai pataikom su auditorija, jinai tada supranta tą pagrindinę mintį ir misiją. Na ir ateities labai geras poveikis yra tai, kad jeigu tai yra pasisekusi paroda, tai tada yra didesnės tikimybės finansavimo, pavyzdžiui, kitam projektui, jeigu tai sulaukia didesnio pasisekimo. Tai iš tiesų jie labai didelį dėmesį skiria auditorijų analizai ne tik visus metus, tačiau jie susikoncentruoja netgi kuriant naują produktą. Tai yra, jie atlieka lankytojų analizės, tarkim, prieš parodą, per parodą ir po parodos. Tai dabar truputėlį išsamiau apie tai pakalbėsiu. Tai iš tiesų, kai muziejuje yra nusprendžiama, tarkim, kad turi būti pristatyta kažkokia tema, tai nėra taip, kad dabar jinai bus padaryta. Tai jie daro analizės. Pirmiausia, jie tą temą išdiskutuoja visame muziejuje. Ar tai yra tinkama tema, ar įdomi, ar verta ir taip toliau. Tada jie mėgsta paskelbti internete, paklausti lankytojų, ar tai jam būtų įdomu, galbūt ar ne. Kas dar yra įdomu, pavyzdžiui, mokslo muziejuje netgi patys lankytojai gali siūlytis temas, kokios pavyzdžiui, norėtų parodos. Ir tada, jeigu daug sulaukia šitų užklausų, tai tada jie nusprendžia, kad šitą parodą gal reikėtų daryti. Kai jie atlieka šitos tyrimus, galiausiai jie nusprendžia, ar ta tema yra verta, kad tai būtų didesnė paroda, mažesnė, galbūt vieno eksponato paroda, ar tai tiesiog užtektų, kad tai būtų straipsnis. Ir kai yra jau nusprendžiama ta tema, tarkim, kad tai bus tikrai didesnės apimties paroda, tuomet jie atlieka kitą analizę, jie pasitelkia pagalbą ankstesnių parodų analizės ir tada jie lygina, na, tarkim, su panašia paroda, tai jie išsiaiškina, kiek lankytojų apsilankė toje senesnėje parodoje, kokia lankytojų grupė lankėsi, tas pats ir amžius, pavyzdžiui, čia jau yra įdomu. Tada ar tai lankytojų grupiai, kuriai buvo rengta šita paroda, ar sulaukė atėjimo. Taip pat tikrino, ar buvo antrą kartą ateita, nes jie turi tokią galimybę, kad nusipirkus bilietą, jeigu, pavyzdžiui, vaikų muziejuje, jeigu tu nespėji visko pažiūrėti, tai tu gali sugrįžti antrą kartą. Tai jie ir tą analizuoja. Tai jie visą tai išanalizavę, galiausiai nusprendžia, kokiai tiksliniai auditorijai bus skirta šita paroda. Ir tuomet jau nusprendžia, tai koks bus dizainas, kokia bus pagrindinė žinutė nešama, kokia bus komunikacijos planas ir visa kita. Tik tuomet tai yra nusprendžiama. Kai yra atidaroma paroda, čia lankytojų analizė nesibaigia. Jie atlieka auditorijos analizę pačios parodos metu. Tai jie analizuoja absoliučiai viską. Tai yra žmonės, kurie stovi šitoj erdvėje ir jie žiūri, kur lankytojai eina, kur jie sustoja. Ir iš tiesų vienas iš tokių pavyzdžių, ką minėjo mokslo muziejaus darbuotojai, tai vienoje parodoje jie buvo sukūrę erdvę, kur žmogus įžengia, jeigu jūs matot, ir kai jis keliauja, viršuje yra piešiamas toks paveikslas iš lazerio. Ir lankytojų analizės darbuotoja pamatė, kad žmonės visiškai nesupranta, kas čia vyksta, jie nesusiejo šitų dviejų dalykų ir žmonės daug labiau keliavo prie pulto, kur buvo imitacija lyg erdvėlaiviais pakyla, žinot, tokia rankenėlė, tu ten pastumi ir sakė, žmonėms daug labiau patiko šita instaliacija, negu kad jie tiesiog žengia ir lazeriai piešėsi. Kitas dalykas, ką pačiai teko pamatyti, tai Viktorijos ir Alberto muziejuje, kai dalyvavome, klausėmės vaikų parodos tiesiog eksponavimo galimybių, pati pamačiau, kaip muziejaus darbuotoja kažką vis ten užsirašinėja, kažką jinai tenais daro. Ir priėjus paklausus, ką jinai čia veikia, tai jinai pasakė, kad jinai tiesiog užsirašo, kur lankytojas sustoja, kur jis ilgiau paskaito, kur mažiau, kokias interaktyvias priemonės naudoja, kurių nenaudoja. Kartais prieina prie lankytojų, paklausia, tarkim, kodėl jie atėjo, na, tokių paprastesnių klausimų. Ir viskas yra analizuojama ir jeigu eina eigoje, pavyzdžiui, kai kurie dalykai yra ir taisomi, jeigu tai yra įmanoma. Kai paroda yra uždaroma, lankytojų
analizė toliau nesibaigia. Tai visa kūrybinio komanda susitinka, tai yra kas rengia parodą, kas kūrė, lankytojų analizės komanda susirenka ir tuomet yra analizuojama viskas. Kiek atėjo lankytojų, kur prieš tai lentelę matėte, kokios amžiaus grupės atėjo ir kas yra svarbiausia, tai čia jie analizuoja savo sėkmes ir nesėkmes. Tai yra visos tos interaktyvios priemonės kaip su tais lazeriais. Tai reiškia, yra nepasiteisinęs produktas arba jie blogai ištransliavo ir tai reiškia, kad ateities parodoms reikės kažką keisti arba to atsisakyti ir, pavyzdžiui, sudėti geriau finansus į visiškai kitą kažkokią platformą, kur žmonėm labiau veikia, ką jie gali kažką padaryti, pavyzdžiui. Ir jie surenka visas sėkmes tam, kad jie pasitvirtintų kitom parodom, ar tai veikia ar neveikia. Pavyzdžiui, jeigu buvo skirta kažkokiai auditorijai, tai ar ta auditorija tikrai atėjo, ar jiem tikrai patiko. Ir visa šita medžiaga yra sudokumentuojama tam, kad ateičiai galėtų panaudoti sekantis parodos kūrėjai. Ir kaip aš sakiau anksčiau, tai dabar nereiškia, kad mes visiems lankytojams turim daryti viską. Kaip man patiko, Viktorijos ir Alberto muziejaus darbuotojai pasakė, kad negalima ir neįmanoma sukurti parodos, kuri tiktų visiems ir reikia susitaikyti, kad ne visos parodos bus pamatomos visų žmonių. Tai iš tiesų tai yra visiškai normalu ir kai tu pasirenki savo auditoriją, kam tu darysi, tai tuomet tau to ir užtenka, nes tavo toks tikslas toks ir buvo. Kitas įdomus dalykas, kad iš tiesų, tai kaip dabar rinktis tas parodas, kokias lankytojų grupės pasirinkti. Vis dėlto muziejus turi savo misiją, viziją, ką turi visą laiką padaryti. Tai man labai patiko, kad jie turi 4 metų ciklo tokį projektėlį, kuriame jie išpildo visus muziejaus poreikius ir lankytojų poreikius. Tai kaip matote, viršuje jie, pavyzdžiui, rengia parodą, kuri yra skirta bendradarbiavimui. Tai reiškia, kad jie visada turi parodą, kuris skirta yra bendradarbiavimui su švietimo ar kitomis kultūros institucijomis ar su kažkokiomis organizacijomis. Tada po šitos parodos visada seka naujo eksponato paroda, nes visada muziejui reikia pristatyti, ką jis įsigyja naujo. Po šitos parodos visada visi mes turime jubiliejus. Ar tai muziejaus jubiliejus, ar tai miesto jubiliejus, visiškai nesvarbu, bet jie visada rengs parodą skirtą jubiliejui. Ir po jubiliejinės parodos jie visada darys parodą pilotinę, tai yra eksperimentinę. Pavyzdžiui, čia norės prisikviesti naują lankytojų grupę. Tai reiškia, kad tada darys eksperimentuos. Pavyks, nepavyks, bet tai bus visiškai eksperimentavimu. Ir po tos pilotinės parodos vėl grįž prie bendradarbiavimo. Ir taip gaunasi, kad yra išpildomi ir muziejaus misijos ir tikslai, yra paliečiamas lankytojų grupės, naujos, esamos ir jie visada laukia sugrįžti, nes jie žino, kad laukia šitos parodos. Tai man labai patiko šitas cikliškumas, nes iš tiesų daug viskas aiškiau ir iš tiesų tada mes turime nuolatinius tos lankytojus, kurie vis laukia, tai kas čia bus toliau. Ir jeigu yra klausimas, kaip tai įgyvendinti, tai iš tiesų atrodo labai paprasta, bet to pačiu ir nepaprasta. Tai 2 pavyzdžiai. Pavyzdžiui, jeigu mes nusprendžiame daryti parodą apie Renesanso menininkus ir mes nusprendžiame, kad reikia didžiausią dėmesį skirti technikai, tapybos technikai, kad Renesanso menininkai čia yra garsus, mums nereikia apie tai pasakoti, nes žmonės tai žino, mes norim tiesiog parodyti profesionalus. Tai jeigu mes nusprendžiame, kad čia yra mūsų pagrindinė žinutė, tai reiškia, kad mūsų auditorija bus žmonės, kurie žino Renesanso tapytojus, dailininkus, menininkus. Tai mes apie tuos dailininkus jau nepasakosim. Mes žinom, kad auditorija tai žino. Tai reiškia, mūsų visas dizainas, pagrindinė mintis, komunikacijos planas bus skirtas šitai auditorijai. Na tai pavadinkim profesionalus, kurie domisi kultūrą ir būtent tarkim menu. Bet jeigu mes nusprendžiame, kad tai galbūt bus pilotinė paroda ir mes norime naujos lankytojų grupės, tai tuomet mes nusprendžiam, pavyzdžiui, kad norim visiškai Z kartos atstovų, tai mes tada nusprendžiame, kad turime paliesti, kalbame apie tą patį, tos pačius Renesanso menininkus, bet paliečiame temą, kad pavyzdžiui, Renesanso atstovo kritikai arba jų gyvenimo subtilybės. Tai, kas Z kartos atstovam būtų kažkas įdomaus, kas juos paliestų
Ir tuomet reiškia, kad šitoje parodoje mes ne technikas analizuosime, ne tuos analizuosime būtent kūrybos etapus, bet mes analizuosim galbūt menininkų asmeninius gyvenimus, jų išgyvenimus kažkokius. Ir tada reiškia, kad pagrindinė mintis, idėja, dizainas ir komunikacijos planas bus skirtas būtent tai, kad ta Z kartos atstovai ateitų į tą muziejų, kad jie suprastų, apie ką čia mes kalbame. Tai iš tiesų ta pati tema gali būti tie patys objektai, tiesiog iš kitos perspektyvos pažvelgiant. Ir tas įdomiausia, kad tą reikėtų ir suprasti, kad reiškia ir informacija turi būti pateikta taip, kad suprastų žmogui, kurią mes norim, kad pateiktume. Ir kas yra iš tiesų labai nuostabu, kad kai aš grįžau iš Londono, kaip tik turėjau sekančius mokymus, tai buvo komunikacijos mokymai, kurių metu pasirodo visą tai, ką taiko Anglijoje, komunikacijos sferoje, jie visada jau tai daro. Tai mes turėjom šitos mokymus taip, kad mes pasirinkom savo parodas, kurias turėjome vykdyti ateityje ir turėjome daryti visą komunikacijos planą. Tai ir tada pasirodė, kad mums reikia žinoti, kas mūsų ta auditorija. Ne visi lankytojai, o kažkoks siauras ratas lankytojų, kam bus skirta šita paroda. Tai tada mes tiek analizavome savo lankytojus, kad iki to, ką jie mėgsta, kur jie lankosi, ką jie skaito, ką jie žiūri, kaip netgi reikėtų jiem pranešti informaciją, kaip pateikti informaciją ir taip toliau. Ir mes tai analizavome 4 dienas. Ir tik po 4 dienų mes gavome labai gražų komunikacijos planą, kaip per visus metus mes šitai auditorijai pristatysim visą parodą. Tai buvo labai smagus mokymai ir iš tiesų man labai gera, kai daugiau gali sužinoti ir pritaikyti praktikoje ir kai mokymai susisieja ir visa tai atrodo tam, kad tu geriau ištransliuotum savo žinutę. Ir iš tiesų noriu pabaigai visiškai jum visiems palinkėti naujų idėjų, naujų projektų. Ir iš tiesų pabandyti atrasti savo tą auditoriją, susipažinti su savo auditorija ir, manau, mūsų visų yra vienas ir tas pats tikslas, tai šviesti visuomenę, o kartu su jais augame kartu. Tai ačiū jums labai, tikiuosi sužinojot kažką naujo. Ačiū tau, Agne, aš manau, kad dabar tikrai skamba audringi plojimai salėje. Tikrai, kas galite išsijungę mikrofonus paploti, nes man atrodo, kad tikrai buvo daug turinio, daug aspektų paliesta ir pats tas lankytojų išskirstimas ir ta galimybė lankytojams patiems save identifikuoti, ar ne? Ir po to, kaip kuriamos parodos, nuo ko pradedama ir kaip judama, kaip iš vis atrenkama idėja ir iki to, kad apie tą man labai surezonavo tas strateginis cikliškumas, ar ne? Kokio tipo parodos, net ne koks turinys, bet kokio tipo parodos seka vienų metų ir kitų metų, žodžiu, iš vienų metų į kitus. Man tiesiog, aš žiūriu, kad laiko mes tiek daug neturime, bet jeigu kas nors turite klausimų, galbūt parašykite į chatą. Bet man, Agne, tiesiog smalsu, aš tik leisiu savo užduoti klausimą, o kaip tai nusėda į laikrodžių muziejaus praktiką? Gal tu gali pasidalinti, žinai, nes visuomet dažnai girdint tas istorijas atrodo, žinai, aš irgi pasirašiau, kad yra, palauk, kur neatrašiausi, kad yra lankytojų analizės darbuotoja, ne? Ir aš suprantu, kad tikrai ne kiekvienas muziejus, biblioteka ar kažkas gali sau leisti, nežinau, lankytojų analizės darbuotoją samdyti, kuris nuolatos stebėtų ir taip toliau, bet vis tiek tos praktikos yra naudingos. Aš suprantu, vien pats mąstymas per tą pusę yra naudingas. Tai man įdomu tokia, jeigu tu pasidalintum, kaip tai veikia laikrodžių muziejaus kontekste. Arba ką išbandėjai, ką žinai, kokios įžvalgos čia? Taip, aš prisipažinsiu, kadangi mokymai užsibaigė gruodį, tai aš dabar labai entuziastinga esu, čia viską galima nuveikti, viską galima padaryti, tai tas entuziazmas man dar yra. Tai, kaip žinome, projektai būna, kad parašai lauki finansavimo ir tada tik pradedi visą tai kaip man bebūtų gaila, kur parengėme šitą komunikacijos planą, kurį aš jums rodžiau, tai finansavimo negavom šitai parodai,
Bet tikimės, kad šiais metais pateiksim ir galėsim vėliau tai daryti, bet iš tiesų, kaip atlikti tą auditorijos analizę, mes esame tai darę. Iš tiesų, tai labai paprasta. Muziejuose, kas turi prižiūrėtojus, arba kitaip mes turime dabar konsultantus savo salėse, tai mes jų klausėme ir prašome, kad jie pažiūrėtų, kaip lankytojai keliauja, kur jie sustoja, ties kokiom ekspozicijos vietomis jie yra. Ir tuomet mes analizuosime jau tą informaciją, kas veikia, kas neveikia ir taip toliau. Tai nuo tų mažų tokių žingsnelių pradėsim. Tai mums iš tikrųjų muziejui tas geras dalykas, kad mes turime žmonės, kurie visada yra. Tai mes galime juos įveiklinti, atlikti šitą bent jau užduotį. Bet mano dabar ateičiai žiūrint, ateities projektams, tai aš apskritai, kai galvoju dabar apie parodas, tai pirmiausia, aš galvosiu, tai kokiai lankytojų auditorijai aš darysiu ir kokią aš tą žinutę norėsiu pasakyti. Ne tiek, labai svarbu yra turinys parodos, bet svarbu, kai mes turinį tą pateiksim. Nes, kaip pavyzdį galiu pateikti, tai aišku, truputėlį konfidencialumo gal pažeisiu, tai per tuos mokymus mes buvom su kitais dailės muziejaus muziejininkais, tai pavyzdžiui, ten norėjo pristatyti kažkokio žymaus menininko parodą. Ir kai mes pagaliau užsigilinom tą žinutę ir mūsų lektorius paklausė mūsų, o kodėl jūs manote, kodėl tie lankytojai turėtų žinoti šitą menininką, tai labai nustebo muziejaus darbuotojai, nes sako, taigi visi jį žino. Bet mes tada taip visi susižvalgėm ir sakom, bet žinokitės, mes nežinom, kas jisai yra. Ir tada suprato, kas iš tiesų yra tos parodos auditorija tikslinė, kad tai yra profesionalai. Ir tada mūsų idėja netgi buvo pasiūlymo, o jūs galbūt nenorite įtraukti šitos parodos netgi atidarymą mokytojus, profesorius, nes jie tai supras ir jie jausis be galo dėkingi, kad jie ateis pas jūs ir jūs pasimsit tokią auditoriją, kad visi mokytojai po to eis į tą parodą. Tai atrodo tokie elementarūs dalykai, bet visiškai kai kurie pamirštame tai daryti. Ir man labai smagu, kad aš dar atrodo taip nesnei dirbu parodų kuratorė, kad aš galiu dabar tai keisti. Aš galiu tai bandyti daryti. Super. Ačiū, Agne, tikrai daug minčių. Čia man irgi norisi dalintis tuo, kad aš pats, kadangi teatro žinau praktiką, tai labai dažnas režisierius po spektaklio eina pas rūbininką pasišnekėti, nes rūbininkai girdi, dalindami paltus, ką žmonės šneka po spektaklio. Tai čia tokia, kaip ir elementarus kartais į folklorą įaugę tokia į mūsų, bet tai nėra tokie savaime suprantami dalykai. Vat ir ką tu įvardini, žinai, kas mums atrodo visiškai visi tai turi žinoti, panašu, kad tikrai taip nėra. Ir man atrodo, kad vieną iš svarbių aspektų užkabinai tų, kad vat būtent tie lankytojų parodų prižiūrėtojai irgi yra tokiu atveju tampa labai svarbus dėmuo muziejui, kad tai nėra tik žmonės, tik sėdintis, galvojantis apie turinį, o iš tikrųjų labai svarbus visos komandos darbas, ar ne, visos komandos muziejaus įtraukimas, rengiant parodas ir galvojant apie parodas, kad jos vyktų kuo prasmingiau. Tai čia dar kartą plojimai Agnei, ačiū Agne tau, o mes judame toliau ir būtent apie tą visos komandos įtraukimą ir yra atvirumo menas, iš tikrųjų atvirumo menas kultūros organizacijose ir yra orientuotas būtent į tai, kad visa komanda sueina ir turi tam tikrą gilesnį procesą savidentifikacijos ir apie tai aš norėsiu dabar būtent ir pašnekėti ir mes dabar kalbėsime su Tauragės kultūros centru. Jie praeitais metais dalyvavo programoje Atvirumo menas ir čia jau noriu susitikti su Rima Bandzinaitė Latožienė ir Inga Tubutytė, kuris esate sveikos. Pamojuokite, taip kad mes irgi identifikuotume. Tai sveikos Rima ir Inga. Ir žinau, kad Vida Narveišytė praeitais metais buvo kūrėja kartu dirbo su jumis Atvirumo meno programoje ir žinau, kad jūs turėjote 4 pirminės sesijas, kurios yra pakankamai tokios klasikinės, vadinkim taip, Atvirumo meno programoje, dirbote su kūrybingos organizacijos žemėlapiu. Tai norisi išgirsti pradžiai pirmas klausimas toks, kokie tie bendri įspūdžiai iš to proceso
Nes įsivaizduokim, kad yra žmonės, kurie iš kitų kultūros organizacijų, kurie nieko nėra girdėję apie atvirumo meną, apie kūrybingos organizacijos žemėlapį, tai tikrai norisi išgirsti iš pirmų lūpų iš jūsų, iš dalyvių, vat kokie įspūdžiai iš bendrai iš proceso ir kokią to matote naudą. Tai gerą dieną visiems. Aš esu Rima, dirbu Tauragės kultūros centre direktoriaus pavaduotoja. Naudodamasi progą visos komandos vardu dėkoju šitos programos atvirumo menas komandai už galimybę dalyvauti šitoje programoje, už mum priskirtą nuostabią lektorę Vidą Narveišytę. Tai buvo išties dalis sėkmės, kad mes turėjome ją. Būtent ir įspūdžiai patys geriausiai šios programos. Prieš patenkant į šitą programą mes klaidžiojame tokiame klausimų miške. Tai kaip ir labai buvo gerai pastebėta, mes dažnai galvojame, kad mes žinome, ko reikia mūsų žiūrovui ir lankytojui. Mes kėlėme klausimus, kas jiems nepatinka, kodėl jie kartais į mūsų manymų įdomius renginius, į kuriuos mes įdėjome daug darbo, daug idėjų, jie tiesiog neteina. Arba jų ateina, sąlyginai labai mažai ir mūsų lūkesčiai nėra patenkinti. Kaip prikviesti jaunimą arba 30+ amžiaus žmonės į mūsų renginius. Mes supratome, kad mūsų pagrindinė auditorija tai yra senjorai, o kaip praplėsti tą auditorijos lauką, kaip sudominti ir ką padaryti, kad jie ateitų pas mus. Tai klaidžiojame šitame klausimų miške ir gavome netikėtai elektroniniu paštu pakvietimą dalyvauti tokioje programoje ir iškart net nesvarstę pasakėme taip, tiesiog mums buvo, kaip nusileido iš dangaus, tokia pagalba. Reikėjo pagalbos iš salės, kaip sakome, kuri surinktų mūsų mintis, padėtų jas išanalizuoti ir šita metodika, šitas žemėlapis mums išties buvo labai laiku ir vietoj ir labai naudingas. Tai, kad tai buvo praktinis darbas. Mes naudodami šitos tyrinėjimo, idėjų kūrimo ir veikimo metodus, refleksiją, mes tai darėme praktiniais darbais ir žinoma, gavome šito metu ir teorinių žinių daug ir turėjome aktyviai įsijungti į visą šitą procesą ir iš tiesų išanalizavome visą savo įstaigos veiklą, išanalizavimo darbuotojų pjūviais, vadovų pjūviais, iš ties tai buvo labai praktiška ir naudinga mums. Aha. O sakykit, dalyvavo pačioj Inga, gal tu dar kažką norėsi pridėti, bet man irgi įdomu, kiek kaip pasakyti, dalyvių buvo, kas dalyvavo visam procese. Ar buvo tik tai, Komanda sudarė 12 žmonių, tai buvo įstaigos vadovai, direktorius, aš kaip pavaduotoja ir padalinių rajone. Vadovė, mūsų įstaiga yra gigantiška, mes turime 100 darbuotojų, 21 padalinį visame rajone. Tai esame didelė organizacija iš tiesų, tai irgi yra sudėtinga pakankamai. Tai dalyvavo kūrybiniai darbuotojai, 12 kūrybinių darbuotojų, Ingutė, kuri dalyvauja šiandien taip pat su mumis, kultūrinių veiklų organizatorių, kuri daugiau orientuojasi į darbą su jaunimu, renginių režisierė, projektų koordinatorius, netgi buhalterijos atstovai dalyvavo, viešųjų pirkimų specialistas, išties komanda, kad visais pjūviais mes galėtume išanalizuoti savo įstaigą. Žodžiu, tai buvo tokia galimybė vis tiek visus suburti kartu ir turėti gilesnį procesą iš tikrųjų ir susivokimo ir iš tikrųjų ir gilesnį bendradarbiavimą tokį procesą. Inga, žinai, ir tavęs noriu klausti, koks tavo, nes aš suprantu, Rima yra pavaduotojai, dar mato strategiškiau, tu dirbi prie renginių, ane? Gal šiek tiek, prisistatyk, koks tavo laukas yra, su kuo tu dirbi ir. Sveiki, tai aš Inga. Aš dirbu su renginiais, bet labiau orientuotais į jaunimą ir tais gal, sakykime, netradiciniais. Ne visokie minėjimai ar jubiliejai kolektyvų. Toks nestandartinis renginių tipažas. Ir kaip tau pačiai tas procesas, vis tiek dalyvai proceso, kaip tu manai, kokia to nauda buvo viso to, būtent, kad jūs dalyvavot?
Tai aš čia kaip tik buvau neseniai įsidarbinus, kai prasidėjo šitie mokymai ir labai gal net laiku pataikiau ant šitų mokymų, nes pamačiau ir sužinau kiekvieno nuomonę apie tam tikrus klausimus. Taip pat aš atsinešiau ir savo nuomonę, nes vis tiek kažkur iš kitur dirbau ir studijas baigusi. Ir tada prasidėjo tokie kaip diskusijos, kodėl taip, o ne taip, mes galim ten prašiau žiūrėti ir panašiai. Tai mokymai tikrai, žinokit, tas nuostabus žodis toksai abstraktus, bet vertingi kiekvienam, nes ne tik tu analizuoji, sakykime, veiklą kaip kultūros centro, bet ir analizuoji pats save per žaidimo formą. Nes reikia ir pasirinkti, pavyzdžiui, gyvūną, tada pagrįsti, dėl ko tu jį pasirinkai ir kokia veikla šitą gyvūną atsispindi, nežinau, kultūros centre. Tai turi irgi... Dar norisi, ačiū Inga, norisi dar paklausti irgi apie auditorijas. Vat vis tiek buvo procesas, jūs man suprantu, daugiau supratote, kažkiek jau minėjote, bet vat, ką supratote apie tą darbą su auditorijom, tyrinėdami organizacijos veiklą programos metu? Kas čia svarbu? Taip, labai svarbu, mano toks pastebėjimas buvo visų pirma komandai išgirsti, ką apie auditoriją savo mes manome kiekvienas iš mūsų. Ar iš tiesų mes vienodai mąstome, ar iš tiesų projektų administratorė turi savo matymą, o aš kaip vadovas turiu kitą matymą, o renginių režisieriai iš vis dar kitą matymą. Tai mes iš ties išanalizavome kiekvieną požiūrį darbe grupėse ir priėjome bendro sprendimo ir bendrų sutarimų, kaip mes matome, tai kokios auditorijos mums norėtųsi, kokio tipo žiūrovą mes norėtume pritraukti į savo renginius. Ar mes turime tam resursų, ar mes tik iš tiesų esame pasiruošę tam laukui būtent vienai ir kitai auditorijai. Ir ne, mes jaunimo, tai yra skaudi problema, mes iš ties nedirbame, nes negalime nieko kaltinti, mes tiesiog nedirbame su šita auditorija ir Ingutės atsiradimas mūsų organizacijoje, tai ta tokia žiburys, vilties žiburys, kad tą auditoriją mes prisijaukinsime. Ir bendraujant su jaunimu įvairiose konferencijose ir diskusijose ir kultūros sostinės metais mes daug diskutavome su jaunimu ir jaunimas tiesiai šviesiai pasakė, neturėkite vilties, kad šita karta ateis ir pravers kultūros rūmų duris vien iš smalsumo pasižiūrėti, o kas čia vyksta. Jie to nedarys, jie tiesiog jiems tai nejauku net, nedrąsu. Jie sako, mes nedrįstame. Tai reiškia, kaip surasti formą, kaip surasti įvairias veiklas, kad juos prisijaukinti, kad jie suprastų, kad čia įdomu ir ne tik ateitų į renginius, bet įsitrauktų į mūsų kolektyvų veiklą. Inga, tai iššūkiai tokie. Wow, skamba labai, labai taip aktualiai ir aštriai ir labai taip įžemintai labai. O sakyk, Inga, o kaip tos, nes tikrai norisi šiek tiek dar, nors laikas čia šiek tiek spaudžia, bet tikrai įdomu, Inga, žinau, o kaip tau dirbasi su jaunimu, tai ar tu turi kažkokį raktą, strategiją, ar jo, kokios tavo dabar artimiausi judesiai? Kol kas sunkiai dirbasi su to jaunimu, nes jis irgi nedalyvauja renginiuose, juos reikia kažko sudominti, duoti kažkokį saldainį apčiuopiamą. Tai, aišku, iš pradžių ėjau ir per mokyklas, kviečiau į renginius. Gal kažkiek... Bet tu turėjai tą gyvą kontaktą, ar ne, su jais daug... Jo, labai mielai tam tikros mokyklos mane priėma. Tai, nežinau, šiaip kviečiau į renginius, jie neatėjo, bet aš prisitraukiau savanorių. Tai čia atėjau vieną zuikį nušauti, bet nušaujau kitą. Tai gal tas nuoširdus bendravimas ir... Nežinau, gal ir kūno kalba prisideda prie to, kad tu bandai ištransliuoti ir pasakyti, kad nuoširdžiai kviečiu ir mes galim kažką sukurti ir suburti. Čia įdomus aspektas jo, kad tu kvieti juos kaip auditorija, bet jie patapo savanoriais, tai jie patapo tokio savotiškai dalim organizacijos, ar ne? Jo. Galbūt irgi tai... Jo, ir aš kažkaip irgi noriu, kad jie prisiliestų prie kažkokio organizavimo, tai atidaviau jiem į rankas organizuoti jaunimo diskotekas, tai aš tai, kad koordinuoju, ten kartu irgi dalyvaujam, bet jie ir sukasi šitam diskotekų sukūry. Ir dabar taip pat jau galvojam apie Velykas ir norim įtraukti jaunimą, kad sukurtumėm kažkokį improvizacinį, nežinau, spektaklį
kviestumėm irgi jaunesnius už mus dar jaunuolius, bet vat, kad mes kažką kartu, nes vis tiek su savanoriais reikia veikti, kad būtų jiem įdomu. Bet čia toks jau visai kitas tada uždavinys, kaip jūs kuo labiau įtraukti ir būti bendraautoriais, ar ne, kaip bendradarbiauti kartu, ne tik, kad galvoti apie jūs kaip apie auditoriją. Jo, bet kai jie ateina jų draugai arba šiaip pažįstami, arba ateina pažiūrėti iš smalsumo, kas čia vyks. Aš tik ką tik tiesiog nušoko dėmesys, skaičiau, kad Molėtų krašto muziejus irgi kamuoja tie patys klausimai, kurių ieško tauragiškiai. Tai labai džiugu girdėti, kad tie matyt kontekstai, jie tikrai siejasi ir tas darbas su auditorijom tikrai yra, kaip pasakyti, ta tema, kuri yra aktuali visiems. Aš žinau, kad ir Vida yra, kuri dirbo su kultūros centru. Vida, mūsų laikas šiek tiek jau į pabaigą, bet vis tiek norisi išgirsti ir iš tavęs, kas tau buvo ryškiausiai iš to proceso, arba tu kaip kūrėja, kaip vis tiek tą procesą vedei, kas tau buvo ryškiausia ir kokios tavo įžvalgos būtent apie tavo darbą su auditorijom. Sveiki, labai smagu, Rima, Inga, jūs matyt, labai dideli linkėjimai. Nu, žinokit, tai buvo didžiulė laimė vien todėl, kad ir visiems, kas klauso, tai čia, žinokit, Tauragė yra pavyzdys drąsių žmonių, nes šita programa yra skirta drąsiem. Tikrai pasakysiu, nes tie, kurie bijot savęs, bijot pamatyti, ką jūs darote, nes čia nėra kažkoks konkursas prieš kažką, tai yra darbas su savo organizacija. Jeigu jūs esate taip, kaip Tauragė buvo pasiryžusi girdėti ir blogą, ir gerą, ta prasme, čia jau taip labai stambiai sakau, nebuvo ten nieko blogo, ten tikrai buvo tam tikros diskusijos, tai šita programa ir jums. Man atrodo, kad Tauragės yra sėkmė tame, kad jūs susibūrė visa komanda, kuri išlaikė dėmesį iki pabaigos, tai reiškia, kad jie buvo 4 visose sesijose, beveik, aš manau, kad 90% žmonių buvo tie patys visą laiką ir jie drąsiai kalbėjo. Ir tas nutiko tikriausiai mums po pirmos sesijos, gal kažkaip po pirmo susitikimo žmonės atsipalaidavo ir tai buvo didžiausia sėkmė šitos programos, manau, jų pačių noras ieškoti atsakymo. Tai aš buvau tik tarpininkas, man tiesiog pasisekė. Aš tikiu, kad galbūt mums tiesiog suėjo kažkokie laukai, gal mums tai irgi yra labai svarbu, kai ateini kūrėjas, bet tai, ką jie padarė, tai buvo jų pačių darbas, drąsa ir ieškoti atsakymų. Tai jeigu klausantis esate tokie patys, jums pakeliui su šita programa. Ačiū, Vida, už tavo žodžius. Aš tik vis tiek suprantu, kad visi sako, ir mums pasisekė, ir Tauragė sako pasisekė, ir Vida sako, kurie visiems pasisekė, bet iš tikrųjų, už to darbo nėra tik sėkmė, ne? Yra ir tokia strategija, yra ir įrankiai, su kuriais dirba šita programa. Ir aišku, labai svarbu, kad tas būtų žmogiškas susikalbėjimas. Ir ką ir Rima įvardino, būtent, kad tai buvo galimybė giliau pažinti vienas kitą, susivienodinti matymus, kaip mes matom tas auditorijas. Tai ačiū Jums labai, ačiū, plojimai skamba, minė ploja, žodžiu, į Tauragės pusę, ačiū labai už Jūsų pasakojimus. Aš tikiu, kad tie, kas mūsų klausote, galite drąsiai, jeigu kils kažkokių minčių, daugiau plačiau sužinoti apie jų patirtį, aš manau, kad galima parašyti ir kažkaip tikrai tikiu, kad sureaguosite. O dabar noriu jau, atiduoti žodį Ritai Naujokaitytei, kuri yra kūrybininkų strategija ir programų vystytoja, ir ji tikrai daugiau, man atrodo, Rita, tu šiek tiek iš tokio platesnio žvilgsnio gali pasižiūrėti, mes turėjom vieno kultūros centro atvejį, ar ne, kasgi ten suveikė, ir tu šitą programą tikrai jau stebi kurį laiką, tai žinau, kad tu pati irgi šnekėsi būtent apie tas auditorijų pažinimą ir kaip jis vyksta mūsų programai, ar ne, atvirumo meno programai. Taip, ačiū Jūs. Tikrai norėsiu pasidalinti keletų įžvalgų apie auditorijų tyrinėjimą ir apie tą gylį, į kurį galima nukeliauti, pradėjus tyrinėti auditorijas ir uždavus paprastą klausimą, tai kas yra mūsų auditorija. Tai iš to, ką stebime jau, kaip pats sakė, 8 metus programoje, iš to, ką tyrinėjame patys nesustodami ir tobulindami tą programą, ir iš to mūsų naujo dar palyginti įrankio kūrybingos organizacijos žemėlapio, kurį jau taikome keletą metų ir su kuriuo būtent šioje programoje yra galimybė organizacijoms save pamatyti gerokai giliau.
Gerai, pabandysiu dabar pasidalinti savo skaidrėmis. O Pažiūrėkime. dar šiek tiek, kol Rita dalinasi, aš tiesiog noriu priminti visiems, kad vis tiek gale mes turėsim dar klausimų, atsakymų tokią dalį. Tai jeigu jaučiate, kad yra kažkokių klausimų, tikrai drąsiai juos fiksuokitės arba rašykite į chatą, mes tenksimės juos visus tikrai atsakyti. Gerai? Tai Rita. Tai kaip sakiau, noriu pasidalinti keletų įžvalgų apie auditorijų pažinimą ir mano tema yra auditorijų pažinimas nuo anketos iki bendrakūros. Tai apie tą kelionę, į kurią kviečiame keliauti su mūsų pagalba ir paskui jau patiems toliau. Nuo ko prasideda dažniausiai mūsų visų auditorijos pažinimas, nesvarbu, kokioje organizacijoje mes dirbame, turbūt dauguma pirmiausiai pradeda nuo to atsakymo, kad, na, žinot, mūsų auditorija tai yra visi nuo 0 iki 99 metų, nes tikrai, turime ką pasiūlyti visoms toms amžiaus grupėms ir visiems žmonėms. Tai tada aš taip mėgstu pajuokauti, kad matyt kažkur tai tarpe tarp 0 ir 99 yra ta auditorija, apie kurią jūs turbūt norite kalbėti ir kuri turbūt atsiveda ir tuos, kuriems yra 0, ar atsiveža ir tuos, kuriems galbūt yra 99 metai, ar ne? Tai turbūt prasideda nuo tokio paprasto, ar ne, na visi ir tada bandome išsiaiškinti, o tai kasgi iš tikrųjų yra tie žmonės, kuriems mes norime būti aktualūs, su kuriais mes norime kalbėtis. Tada mes galime, aišku, daryti daug tyrimų, galime sukurti daug anketų, prisirinkti daug duomenų, bet tada taip pat gali atsitikti taip, kad kaip štai šitoj situacijai turim daug anketų, rašykite mums, rašykite, ką jūs galvojate, kaip mes jums patinkame, bet pažadame, kad niekad net ir nepažiūrėsim, nes iš mūsų patirties dažnai tos anketos ir tie duomenys, kuriuos mums pasako mūsų žmonės ateinantis pas mus, atsiduria toj pranykstančių raštų bibliotekoje. Tai reiškia, apauga voratinkliais ir nelabai mes žinome, ką su tuo visu daryti. Tai mes gal siūlome žvelgti į auditorijų tyrinėjimą, į auditorijų pažinimą kaip į tokią kelionę. Tokį nuolatinį procesą, kūrybinį procesą, kuris tam tikrą prasme neturi niekada pabaigos, nes keičiasi ir žmonių poreikiai, keičiasi galų gale net ir mūsų tikslinės grupės, su kuriomis mes norime dirbti ir visą laiką mes turime atnaujinti žinias, vis giliau suvokti tai, kas tiems žmonėms įdomu, kuo jie gyvena. Galų gale keičiasi kultūrinė aplinka, kurioje mes veikiame, keičiasi kultūrinės konkurencijos aplinka, tai yra ir kitos kultūros organizacijos taip pat nori tų auditorijų dėmesio. Tai mes niekada negalime sustoti tyrinėti. Tada turbūt tik tai gali būti tame kelyje skirtingi lygmenys, kuriuose mes galime tą tyrinėjimą daryti, ar ne? Tai jeigu, kaip mes kalbėjome, mes pradedame nuo tokių elementarių dalykų, kurie mums yra tarsi gerai pažįstami ir suprantami, nuo apklausų, nuo anketų, kur klausiame žmonių ir bandome sužinoti daugiau apie tai, kokie jie yra, kas jiems įdomu. Tai kitas lygmuo, į kurį mes galime keliauti, tai yra, aišku, duomenys, kuriuos mes patys kaupiame, kuriuos mes turime, bandymas giliau suprasti, kas pas mus ateina, kokie tai žmonės, bandyti juos segmentuoti. Na, puikus pavyzdys segmentavimo yra tas, apie kurį štai Ragnė kalbėjo, ar ne, iš Laikrodžių muziejaus. Tai taip pat galima labai nusipiešti savo tuos tipažus žmonių, apie kuriuos mes kalbame. Galima netgi naudotis tais segmentais, kurie jau yra prieinami ir jau padaryti kitų kultūros organizacijų, tai kaip tokių didelių muziejų kaip Viktorijos ir Alberto muziejus. Galima turbūt net ir tuos segmentus prisitaikyti savo veikloje. Ką dar galime daryti, norėdami geriau suprasti tuos žmonės, apie kuriuos mes kalbame, tai juos stebėti.
Taip pat pavyzdys buvo, ar ne, kaip stebimi yra lankytojai atėję į muziejų, kur jie sustoja, ką jie veikia, kas jiems įdomiausia, ką jie skaito. Tačiau kitas dar dalykas, kad mes turbūt galime juk išeiti už savo organizacijos, už savo muziejaus ar kultūros centro ar teatro sienų ir nueiti, kur tie žmonės iš tiesų dar lankosi, kur jie leidžia laiką. Tai gali būti ir prekybos centras, tai gali būti kita kultūros organizacija, kur jie ateina, tarkim, ieškodami kažkokios kultūrinės patirties. Galų gale mes galime pabandyti tuos žmonės atpažinti gatvėje, tiesiog eidami, pabandyti, atpažinti, koks tas žmogus, kurį aš norėčiau pasikviesti, kuriam aš norėčiau pasiūlyti kažkokią aktualią kultūrinę patirtį, kurį aš norėčiau kažkaip pasikviesti ateiti į mūsų muziejų, ar mūsų kultūros centrą, ar mūsų teatrą. Dar kitas lygmuo tai yra išdrįsti susitikti su ta auditorija, su kuria mes norime kalbėtis. Tai yra toks tiesioginis susitikimas, kuriame mes esame atviri, išgirsti, klausytis ir suvokti tai, kogi tie žmonės iš mūsų tikisi, ką jie apie mus galvoja, kokią patirtį su mumis turėjo. Ir tai tikrai iš patirties ir iš tų organizacijų, su kuriomis mums šioje programoje teko dirbti, yra labai sudėtinga užduotis, didelis iššūkis, nes tai yra tokia, kaip sakoma, tiesos valanda, ar ne? Kai mes susitinkame tiesiai, akis į akį ir kalbamės, ir iš tikrųjų kalbamės giliai, ir ne viskas, ką mes išgirsime, galbūt yra tai, ką norime girdėti, tačiau išgirsime ir tokių dalykų, apie kuriuos tikrai patys nepagalvojame, ir kai kuriais atvejais tai yra tiesiog akis atveriantis nušvitimai, tai, ko patys apie save nematome, bet kaip mato mus tie žmonės, su kuriais mes norime dirbti. Ir dar kitas lygmuo, apie kurį mes taip pat ir savo programoje kalbame, tai yra, kai jau yra gilesnis auditorijos pažinimas, kai jau yra sukurtas pasitikėjimas, kažkoks ir supratimas, su kuo mes kalbamės, ir kai esame jau pasirengę, tai yra įtraukimas auditorijų į bendrą kūrybinį procesą. Tai gali prasidėti nuo mažų eksperimentų, pasikvietimo kažkokios grupės mūsų lankytojų išbandyti mūsų naują kažkokią kultūrinę patirtį, tarkim, arba išsakyti savo nuomonę apie mūsų naujai sukurtą svetainę ar kažkokį kitą naują padarytą dalyką, iki auditorijų žmonių įtraukimo į netgi kūrybinių idėjų generavimo procesus, į kalbėjimąsi apie tai, kaip norime keistis, galbūt mes kaip kultūros organizacija, kur mes norime eiti, kur mus mato tos auditorijos, kurios mums yra svarbios. Tai dar kartą, taip apibendrinant, tai yra nuolatinė kelionė, turbūt pažįstant tiek kiekvieną tikslinę auditoriją, su kuria norime dirbti, tiek ir dirbant su tais pačiais žmonėmis, kuriuos jau galbūt ir pažįstame ir matome nuolatos, nes jų poreikiai, jų lūkesčiai taip pat keičiasi, kaip ir keičiasi aplinka, pasaulis, kuriame mes gyvename, ir tai yra toks nesibaigiantis procesas. Dabar, ką mes matome iš savo programos, iš atvirumo meno, kurioje jau keliasdešimt įvairiausių organizacijų dalyvavę, čia kaip ir Justas minėjo, ir nuo kultūros centrų iki teatrų, ir skirtingo labai dydžio ir labai kompleksiškos didelės organizacijos. Štai čia kaip ir ačiū kolegiams iš Tauragės kultūros centro, didelė tikrai organizacija, ir yra tikrai labai nedidelių organizacijų, kuriuose yra 6-7 žmonės, sakykime, tokia labai kompaktiška komanda. Didžioji dalis, liūto dalis šių organizacijų ateina norėdami pažinti savo auditorijas ir kurti joms aktualią patirtį, ar ne? Tai turbūt ir dauguma čia esančių šiandien, matau 50 dalyvių, tai čia be kūrybinių jungčių vis tiek virš 40 žmonių yra, kuriems turbūt aktualu yra pažinti savo auditorijas ir joms kurti aktualius dalykus. Tai ką mes esame pastebėję per visus tuos metus, kad kai organizacija užduoda savo klausimą, tai kokia ta mūsų auditorija yra, tai tuomet atsidaro didžiulė skrynia. Didžiulė skrynia, kurioje yra daugybė dalykų.
Ir iš to klausimo, kokia yra mūsų auditorija, tada mes keliaujame į tokius klausimus, o tai kokie mūsų kaip organizacijos prioritetai, o tai kas mums yra svarbiausia, o tai galų gale, tai kokia mūsų vizija tada ilgalaikė yra ir kur yra kokia ta kryptis, kurią mes keliaujame. Ir tada kitas dalykas, o tai kodėl mes matome skirtingai, štai čia labai buvo irgi toks vaizdingas pavyzdys iš Tauragės kultūros centro, ar ne? Kodėl mes tą auditoriją skirtingai matome, kiekvienas. Ir kaip mes tada bendradarbiaujame kartu, kaip mes vieni su kitais tada ieškome to bendro supratimo, ar ne? Tai kokia ta auditorija yra? Ar mes visi vienodai suprantame, kaip mes su ta auditorija norime dirbti? Ar ne? Ir kai kyla tokie esminiai, fundamentalūs klausimai, tai tada reikia grįžti prie esmių esmės. Tai vis dėlto, kas mes esame, ar ne, kokia kryptim norime judėti ir tik tada sugrįžti vėl prie auditorijos, ar ne? Tai toks atvirkštinis įvyksta kelias. Ir būtent todėl, stebėdami šitas patirtis, kurios yra tikrai labai ryškios iš mūsų tos visos programos patirties, mes sukūrėme štai tą įrankį, apie kurį jau čia ir užsiminta buvo, kūrybingos organizacijos žemėlapį. Ir tai yra įrankis, kuris iš esmės žvelgia į organizaciją per 3 svarbiausias žmonių grupes, kurios yra tai organizacijai svarbios. Tai yra jos auditorijos, bendruomenė, tokia gal dar platesnė prasme visuomenė, nes auditorijos juk yra visuomenės dalis, ar ne? Tai yra, aišku, organizacijos darbuotojai ir savanoriai tame tarpe, kurie galbūt ne visada yra, bet taip pat yra svarbi organizacijos dalis ir žinoma vadovai, kurie irgi sutelkia tą komandą ir kartu tą kryptį visą laiką vis padeda prisiminti, nepamiršti, kur mes keliaujame, ar ne? Ir tada šio įrankio pagalba su kūrybingos organizacijos žemėlapiu, štai mes šias 3 grupės visas apjungiam ir analizuojam, darom tokią diagnostiką, ar ne? Tai kas mes esame? Tai kaip mes dirbame kartu? Tai kaip vyksta mūsų kūrybiniai procesai organizacijoje? Koks yra darbuotojų vaidmuo, koks yra vadovų vaidmuo. Ir čia dėl to mums yra svarbu, ir mes visą laiką akcentuojame šioje programoje, kad mums yra svarbu, kad skirtingų lygių darbuotojai įsitraukia, kad skirtingų padalinių. Ir būna tokių nuostabių pavyzdžių, kai ateina finansininkai į programą, ar ne, tai nėra taip jau suprantama, kad tas kūrybinis darbuotojas, kuris dirba tiesiogiai su kultūriniu produktu, bet ateina to žmogus, kuris irgi turi suprasti, kokia yra bendra organizacijos vizija, kur mes einame ir kaip aš prisidedu prie to, kur mes keliaujame. Ir kaip aš susitinku galbūt irgi su ta auditorija, su kuria mes norime dirbti. Taip pat ir valytojas, taip pat ir rūpininkas. Ar ne, visi čia yra svarbus ir dėl to labai svarbu kalbėtis, tai kaip mes visi prisidedame prie to, kaip mes organizuojame tuos procesus ir kaip mes mokomės iš tos savo patirties, ją reflektuojame, kas yra labai svarbu ir nauja daugelio organizacijų, su kuriomis mes dirbame, tai būtent ta refleksija ir suvokimas, kad tai, ką mes padarome, mes kalbamės apie tai, ką mes padarome, bandome suprasti, kas čia įvyko, iš to mokomės. Ir keliame naujus tikslus ir vėl einame į naują kūrybinį procesą. Ir tuomet, kai jau padirbėjama yra būtent su šiuo įrankiu, tada galima eiti prie tokių jų konkretesnių dalykų ir kalbėtis apie tai, ką mes norime daryti su konkrečia auditorija. Tai noriu palinkėti ateiti į šią programą, būti atviriems, tai yra apie atvirumą, tikrai ir apie pasirengimą, ir apie drąsą, taip pat labai gera čia Vidos tokia pastaba, kad taip, čia reikia daug drąsos, bet noriu palinkėti siekti štai tokio vaizdo, kai mes apie savo auditoriją žinom tiek, kad ateinam pažiūrėti, kodėl Onutė nebuvo ilgai užsukus, ar ne, ir ką veikia Pranas, ir Dalia, ir Tomas, apie kuriuos mes žinome daug, ir žinome, kas juos visus sieja ir kodėl jie ateina būtent pas mus, arba jeigu jau nebeateina, tai ką daryti, kad ateitų. Tai to linkiu ir kviečiu į atvirumo meną, apie kurį čia turbūt netrukus ir išsamiau
pakalbėsim. Ačiū tau, Rita. Plojimai Ritai, plojimai į tavo pusę. Ačiū, man atrodo, tikrai buvo labai gerų įžvalgų, tokių, kad mes kartais pradedam nuo klausimo apie kitus, kaip tas mes auditorijas norim prisikviesti, o po to atsisuka į tą tokią tapatybės klausimą, ar ne? Man atrodo, tas virsmas čia labai svarbus ir aišku, skirtingos kultūros organizacijos, matyt, yra skirtingose skirtingose situacijose, ar ne? Galbūt yra tų, kurie labai aiškiai įsivardinę, ar ne, ką jie turi daryti, o gal kiti atvirkščiai. Bet, žinai, man norės tavęs vis tiek užklausti, kaip to atrodo, didžiausi barjerai, vis tiek matai tą programą kultūros organizacijom, kokie būna didžiausi barjerai, kurios turi peržengti organizacijos, kurios bando giliau dirbti su auditorijomis. Nežinau. Na, turbūt labai aišku, organizacijos yra dalykai, kurie jungia, arba kaip ir bendri visoms organizacijoms, ir yra dalykai, kurie, na, yra šiek tiek skirtingi, nes vis tiek tai yra skirtingos komandos, turinčios skirtingą patirtį, ar ne. Turbūt esminis toks dalykas, ką ta programa atveria, tai tokį galbūt net daugelį organizacijų tokį barjerą apskritai kalbėtis, atvirai kalbėtis, kelti klausimus, na, kad ir tokius, o tai kodėl mes darome vieną ar kitą dalyką, ar ne? Tai kai atsiduriame tokioje, na, erdvėje, mes šitoj programoje, ar ne, mūsų kūrėjai sukuria tokią erdvę, tokią atvirą erdvę, kurioje yra kviečiami kalbėtis žmonės iš tikrųjų atvirai apie tai, ką mes darome, kodėl darome, o tai ar tai yra prasminga. Tai man atrodo, toks pirmas labai svarbus barjeras, kurį reikia peržengti, norint kalbėtis apie gilesnius dalykus. Aišku, tolesniam kely tai yra ir tas barjeras, apie kurį užsiminiau kalbėdama apie auditorijų tyrinėjimą, tai yra aišku tas susitikimas, gyvas susitikimas su žmonėmis, kuriuos mes norime pakviesti, ar ne, kurie jau buvo pas mus atėję, nes aišku, o tai ką mes jiems sakysim, o tai ką jie apie mus sakys, o tai jeigu viskas blogai, o tai, nu, toks yra visą laiką, ar ne, mums norisi galvoti, kad jie mato mus taip pat, kaip mes patys save, arba kaip norėtumėm, kad mus matytų, taip iš tiesų dažniausiai nėra. Bet iš patirties, kiek teko, na, girdėti tokių gyvų liudijimų apie tą išdrįsimą susitikti, tai po to susitikimo, na, turbūt tikrai tokie labai labai gilūs atsivertimai įvyksta ir toks labai geras suvokimas. Na, aišku, būna ir sudėtingų situacijų, ne viskas yra taip šviesu, ar ne, iškyla šitoje programoje ir kartais labai tokie įsisenėję iššūkiai, kažkokie barjerai organizacijos viduje, kurios kartais sunku organizacijoms peržengti, tačiau manau, kad net tas pamatymas, tai kokius mes tuos barjerus turime, kokias kliūtis turime, jau yra irgi vertingas procesas. Ir aišku, ir po to galima mąstyti ir apie tai, kad jeigu ten dirbama su auditorija, kad atvirumo meno programoje irgi, kad prieinama prie kažkokių konkrečių strategijų konkrečiai kultūros organizacijai ir kartu su kuriais sukuriamos, na, konkrečios inovacijos toje kultūros organizacijoje, ne? Ačiū, Rita. Gal kas nors turite dar klausimų, kviečiu kelti rankas, galbūt net nerašyti į čatą, galbūt yra kažkokių konkrečių klausimų. Nes mes po to jau šnekėsime su Aurelija, kuri daugiau papasakos apie programą ir irgi kūrybingos organizacijos žemėlapį. Tai jeigu kas nors turite kažkokių tokių labai Ritai klausimų, tikrai kviečiu sureaguoti. Jeigu ne, tada galbūt judame toliau. Tai ačiū dar kartą, Rita. Ir tada aš kreipiuosi į Aureliją. Aurelija yra šios programos kuratorė, šios ir kitų programų kuratorė, ir tada tikrai daugiau papasakosi apie pačią programą, kaip ji vyks dabar, ar ne, kaip vyks ateinančiais metais. Ir viską, ką svarbu žinoti žmonėms, organizacijoms, kurios nori prisijungti. Aurelija. Ekranu. Taip, tai dabar jau daug dalykų buvo paminėta apie programą ir tokio gal pagrindinės idėjos, ne, ir kaip čia ta programa vyksta ir ko iš jos galima tikėtis.
Tai daugiau dabar gal tokių praktinių detalių, ar gal dar kas liko nepaminėta. Tai viena, kad strateginis partneris ir rėmėjas šitos programos yra Lietuvos kultūros taryba. Ir, na, atvirumo menas yra, jau kaip girdėjot, mes įgyvendinsim jau 9 sezoną, tai iš tikrųjų patys išgyvenęs paskaičiavę stebimės, kad jau taip ilgai. Ir tai yra tęstinė kultūros organizacijų profesinio tobulėjimo ir pozityvių pokyčių programa. Ir jos tikslas yra būtent padėti organizacijoms tobulėti, kaip kuriančioms, kryptingai mąstančioms ir veikiančioms, auditorijų lūkesčius atliepiančioms ir bendruomenę buriančioms kultūros profesionalų komandoms. Ir kas gali dalyvauti, tai gali dalyvauti įvairios organizacijos, tai tiek nevyriausybinės, tiek viešojo sektoriaus kultūros organizacijos iš visos Lietuvos, tai kaip ir faina, kaip čia dėl to ir darom tą nuotolinį renginį, nes visada žinom, kad yra susidomėjimas iš įvairiausių Lietuvos kampelių, kas yra labai džiugu. Na ir kaip jau čia buvo akcentuota ir Vidos, ir Ritos, kad pirmiausia šita programa, jeigu galvoti, ar čia mums tinka ar netinka, tai pirmiausia skirta drąsioms, kaip čia sakė, organizacijoms, o tai reiškia, kad organizacijoms, kurios yra jau tokiam etape, tokiam taške savo gyvenimo, kad yra pasiruošusios iš esmės permastyti savo veiklą, peržiūrėti, išsianalizuoti ir paskui jau identifikavus kažkokias probleminės sritis siekti kažkokių apčiuopiamų tikrų pokyčių savo organizacijoje, kurios būtent tie pokyčiai, kurie padėtų tiek stiprinti abipusį ryšį su auditorijomis, tiek kurti joms aktualias veiklas. Tai nes, kaip girdėjot, kad vis tiek šitas procesas gali būti nelengvas ir dažnai matom, kad organizacijos kaip komandos pirmą kartą susėda ratu, pirmą kartą pradeda kalbėtis apie tai, kaip aš, kaip žmogus čia esu šitoje organizacijoje, kokie mano lūkesčiai yra, kodėl aš čia esu apskritai, ką aš čia noriu nuveikti, ir kur mes kaip organizacija norime judėti ir koks mūsų kiekvieno vaidmuo čia yra. Tai kartais reikia tuos ir nepatogius čia klausimus išbūti, apie juos pasikalbėti, padiskutuoti, pasiginčyti gal, kad mes kažkaip tą savo viziją suvienodintume, kad mes atpažintume, o kągi mes norime stiprinti ir kaip mes norim judėti. Tai tas procesas dažnai būna tikrai nepatogus, bet jis pokyčiams yra būtinas. Taip, ir šitie mokymai, šita programa, jinai yra gal skiriasi nuo kitų gal tipinių mokymų, kur atvažiuoja ekspertas, kažkoks, kuris viską žino, jums parodo daug skaidrių ir papasako, kaip čia reikės dabar dirbti, kad pasiektumėt, ko norit. Tai čia yra viskas tikrai kitaip. Būtent šita programa vyksta, kaip jau buvo minėta, kad mes kviečiame lygiavertiškai dalyvauti komandą organizacijos, kuri sudaryta tiek iš vadovų, tiek iš įvairių lygmenų darbuotojų. Ir visą šitą procesą fasilituoja ir lydi kūrybinių jungčių praktikas, kuri būtent ir padeda jums sukurti kažkokį tai jūsų tai komandai pritaikytą mokymosi procesą, parenka metodus, kurie tinka geriausiai, atspindi tai, kur jūs dabar esate, kokius klausimus sprendžiate, kaip jūs kaip komanda dirbate, kad būtų pasiekta kaip galima efektyvesnis tas mokymosi sukurtas procesas. Ir tai yra visiškai praktiškas procesas, kad tos kompetencijos tobulinamos ne teoriškai, bet jūsų komanda organizacijos, jūsų darbo vietoje kartu su kolegomis sprendžiate jums aktualias problemas ir situacijas praktiškai. Taip, ir jau minėtas Ritos kūrybingos organizacijos žemėlapis, tai yra unikalus įrankis naudojamas šitoj programai, kuris, tai yra praktinis įrankis, kuris būtent padeda naviguoti ir nuosekliai tyrinėti savo veiklą ir įsivardinti,
kur yra tie taškai mūsų veikloje, kur mes norim stiprinti ir kaip mes galim susiplanuoti pokyčius ties to probleminiu vienu ar kitu klausimu. Ir, svarbu, kad, aišku, tai yra gal toks mūsų kūrybinių jungčių, toks specifinis požiūris, tai nėra kaip mes žiūrime, ar padedam organizacijom tapti labiau veikiančioms pagal kūrybingos organizacijos principus, tai reiškia kūrybiškumas yra labai svarbi dedamoji to viso proceso ir, tai yra mūsų toks požiūrio taškas, tai nebūtinai yra vienintelis būdas ar vienintelis matymas, kokios organizacijos gali būti, bet mes būtent iš savo ilgametės patirties remiamės tokiais principais ir dėl to kūrybiškumas yra mūsų kertinė kompetencija, į kurią mes žiūrim daug plačiau iš tikrųjų. Tai nėra tik tai, kaip aš gražiai moku piešti ar koks aš esu menininkas, bet kūrybiškumas iš tikrųjų apima visą puokštę įvairių gebėjimų ir praktikų, kurias mes taikome ir kurios gali padėti mums organizacijoje ir permastyti, kas mes esam, kokia mūsų misija, tikslai ir prioritetai, gali padėti įsivardinti ir atliepti kylančius iššūkius, gali padėti sukurti kažkokius naujus būtent sprendimus, gal įsisenėjusioms problemoms, pasiūlo kažkokių naujų perspektyvų į tai, kaip mes veikiame, ir padeda kurti ryšius su auditorijomis mūsų ir bendruomenėmis. Ir aišku, kas nutinka šitoj programoje, kad, kaip ir Inga šiek tiek minėjo, kad šiame procese tai irgi labai dažnai pastebėm, kad tam, kad mes sukurtume ryšį su galbūt organizacijos išorėje esančiais žmonėmis, tai kažkokia mūsų auditorija, mes patys pirmiausiai organizacijos viduje turime tą ryšį turėti su savo kolegomis, kaip mes, kaip komanda, kiek mes esam, kiek mes veikiam kaip bendruomenė, kiek mes veikiam kaip atskiras funkcijas atliekantis individai. Tai čia tie ryšiai per visus lygmenis iš tikrųjų pasistiprina. Ir taip, toliau judant, tai tas įrankis jau šiek tiek minėtas, kad kai mes kalbam apie organizaciją, kai mes tyrinėjom kartu jos veiklą, tai mes čia nekalbam apie infrastruktūrą, nekalbam apie finansavimus, tokius kietuosius dalykus kaip pastatai ir taip toliau, bet mes čia žiūrime per žmonių perspektyvą, kurie veikia šito organizacijai, kuriems skirta šito organizacija, tai auditorijos, darbuotojai visi ir vadovai. Ir būtent horizontalioji ašis yra sudėliota pagal procesą, tai kas sudaro veiklą mūsų, tai nuo to, kaip mes tyrinėjom, iš kur mes gaunam naujų idėjų, iš kur mes sužinom naują kažkokią informaciją, tiek apie savo veiklą, tiek apie auditorijas, kaip mes kuriam naujas idėjas, kažkokiam, tarkim, kad ir kultūriniam veiklom, kaip tas atrodo procesas, kaip mes veikiame, kaip mes tas idėjas įgyvendiname, ir kaip reflektuojame, tai reiškia, kaip mes sustojam po kažkokio tai proceso ir įsivertinam, pasižiūrim atgal, o kaipgi mums čia sekėsi. Čia kaip ir Agnės prezentacijų buvo tas tyrinėjimas tai o kas buvo sėkmė, kas mažiau buvo sėkmė ir kodėl taip nutiko ir ką mes nešamės ateity norim taikyti, o ką turim palikti kaip nepasiteisinusi dalyką. Tai tas labai svarbu, kad mes neveiktume inertiškai ir nežinodami galiausiai kodėl ir kaip čia, kodėl mums pasisekė arba kodėl nepasisekė ir tiesiog sukamės tame rate. Ir kiekviena šito proceso dalis yra tyrinėjama per būtent skirtingą per auditorijų prizmę, darbuotojų ir vadovų. Tai nors čia atrodo labai tas tarsi įrankis toks dabar gal tuščias, toks tarsi paprastas, bet kiekvienas šitas langelis turi daug klausimų, kurie padeda tyrinėti ir kuriantis praktikas, kuris keliauja su komanda, padeda naviguoti, tą visą procesą sudėlioja, pasiūlo kažkokius ir kūrybiškus metodus, tai ir Inga minėjo iš Tauragės kultūros centro, kad tiek ne tai, kad mes kai sėdam prie stalo ratu, imamės ten 1, 2, 3 klausimas, bet visada mes stengiamės, kad mokymosi procesas būtų kūrybiškas, kad jisai būtų įdomus, kad jisai trauktų įvairius netradicinius būdus ieškoti atsakymų ir kelti klausimus.
Ir tas procesas dėl to irgi stengiamas, kad jis nebūtų kažkaip statiškas, nebūtų toks kaip eilinis darbo posėdis, bet kad jis būtų įdomus ir įtraukiantis įvairius žmones. Nes kaip ir auditorijos, taip ir darbuotojai, kolegos, organizacijos, taip irgi yra įvairių žmonės. Na ir kviečiam stiprinti savo organizaciją būtent tokiu būdu atvirumo meno programoje. Ir mes turime 2 modulius šitos programos. Tai pirmasis yra atvirumo menas diagnostika, tai ir paskui po šito seka atvirumo menas pokyčiai. Tai kalbant apie diagnostiką, tai yra toksai trumpesnis procesas, kuriame, kaip ir dalyvavo Tauragės kultūros centras. Ir šitas būtent procesas ir skirtas pasitelkiant kūrybingos organizacijos žemėlapio įrankį, įsivertinti savo veiklą tais įvairiais aspektais ir identifikuoti svarbiausias sritis, kurias jūs kaip organizacija norite tobulinti, kurios sritis dabar šiuo metu jums yra svarbiausios, labiausiai rūpi, ir susidaryti pokyčių įgyvendinimo planą, kaip jūs keliausit link sprendimo. Tai yra 4 sesijų tokia programa, gana intensyvi, ir jinai padeda tokį praskleisti didesnį vaizdą apie savo organizaciją. Ir jau kai baigiama šita programa, tada mes kviečiame organizacijas dalyvauti ilgesniai programoje, atvirumo menas pokyčiai. Ir būtent šito modulio tikslas yra jau pasėmus kažkokį konkretų probleminį klausimą, kažkokią problemą, kurią išsigryninot per diagnostikos etapą. Ir tada jūs jau keliaujat visą tą procesą, kad jūs tyrinėjate, mėginat daugiau suprasti, kas čia per problema, ką mes apie ją žinom, ko nežinom. Tada generuojate inovatyves kažkokias idėjas, kaip galėtume išspręsti šitą problemą. Tada labai svarbu, kad jas praktiškai testuojate, praktiškai išbandote, kad suprastumėte, kas veikia, o kas neveikia. Ir tada galiausiai reflektuojate, kokią čia patirtį įgijote, ką čia iš to viso proceso išsinešate ir kokias praktikas tai problemai spręsti norite taikyti ateityje. Tai jau čia yra diagnostikoje, jūs apžvelgiat, išsidėliojat viską, ką mes čia turim, kaip veikiam, pamatot, išsigryninat, kur čia yra tie taškai, kur mums skauda, o jau pokyčių programoje tada dirbat su konkrečia problema ir jau įgyvendinat viską iki kažkokio konkretaus rezultato ir sprendimo. Ir tai yra 8 sesijos. Ir, dar čia gal trumpai, kodėl verta dalyvauti, dar tokių keletas atsiliepimų iš ankstesnių dalyvių, ką jie sako apie tą procesą. Tai vienas iš jų, kad, jau kaip supratom, kad leidžia išeiti iš tos komforto zonos ir padaryti tai, kas galbūt šiaip nėra labai patogu, arba kam įprastiniai darbiniai aplinkoje ir tam veiklų rate, nes savo kasdienių nerastum net laiko. Antras atsiliepimas yra, kad visi mes sukamės toj rutinoj, tai labai sunku to išvengti, ir būtent šita programa gali būti tas laikas, kai mes kaip komanda sustojam ir pasižiūrim, tai kaip mes veikiam ir kodėl mes veikiam, ir taip iš esmės save tikrai peržiūrėti. Ir kitas irgi labai svarbus, kaip ir iliustravo, man atrodo, puikiai savo patirtim Tauragės kultūros centras, kad dažnai tikrai pernai metų tai beveik visi dalyviai, tokia bendras toks buvo jausmas, kad visos organizacijos turi tas savo strategijas, misijas įvardinę, bet tai toli gražu nereiškia, kad tai yra kiekvieno organizacijos darbuotojo sąmoningai suprantama ta kryptis, tai kas mes esam, ką mes veikiam ir kaip aš, kaip savo kažkokią funkciją atliekantis darbuotojas prie to prisideda. Tai šita programa leidžia visiems pradėti apie tai kalbėtis, ir tikrai suprasti, ar mes žinom, kas mes esam ir kur einam, ar visgi kažkur kažkas yra parašyta, bet mes kiekvienas veikiame savo.
Ir, na, aišku, kiekvienas veikdamas savo, tai mes kaip organizacija sunkiai turbūt galime judėti kažkaip kokybiškai ir pasiekti norimą tikslą. Ir, na, aišku, ką irgi pastebim, tai tas irgi įtakoja neigiamai darbuotojų įsitraukimą. Kai mes visi dirbam dėl vieno tikslo, susikalbam, žinom, kodėl tai darom, tai, na, mes ir visai kitą atsakomybę jaučiam kiekvienas už bendrą rezultatą. Ir irgi čia tas kitas aspektas, kad padeda pamatyti tą visumą labiau, išskleisti tą didelį paveikslą mūsų organizacijos konteksto ir jo, apie mūsų ir veiklą. Ir, na, kas gal svarbu, ką dažnai irgi tenka girdėti, kad, na, tas kuriančio praktiko vaidmuo čia kaip fasilitatoriaus irgi labai svarbus, nes tai yra žmogus, kuris ateina iš išorės, jisai neturi kažkokių užgyventų santykių su jūsų organizacija ir darbuotojais. Ir tai yra žmogus tada, kuris būtent ir sukuria tą erdvę saugią, tiek pradėti kalbėtis apie tuos dalykus, kurie gal nepatogus, leidžia nenukrypti nuo tam tikrų klausimų, juos rasti atsakymus ir leidžia taip tikslingai, kryptingai judėti, neišsiblaškant, nes paprastai atsiveria, kaip ir Rita rodė, atidarai tą dėžę ir ten visokie dalykai užgyventi ir neaptarti pradeda lėkti, tai labai būtų šiaip lengva išsklysti iš to kelio ir pasimesti. Tai būtent tas trečias žmogus, jisai padeda, nueiti tą kelią iki galo. Ir, kaip atrodo laiko juosta, tai mes stengdamiesi, kad organizacijos, pagal savo ritmą veiklų galėtų kuo patogiau dalyvauti, nes vis tiek, kad ir 4 sesijos, tarkim, diagnostikoje, jos yra kiekviena po 3 valandas, tai, toks gaunasi intensyvus procesas, jeigu, tarkim, viena sesija per savaitę, bet mes tada siūlom, kad galima dalyvauti arba pavasario metų dalyje arba rudens. Ir tada turim pavasario rudens atidarymo renginius, į kuriuos kviečiam visas organizacijos, kurios dalyvauja tą pusmetį. Ir tada visos organizacijos susitinkame baigiamajame renginyje, kuris irgi būna toksai pasižiūrėjimas, per kokį procesą visi prakeliavo, kokios buvo įžvalgos, ką mokėsi. Na ir aišku, būna dažnai, kad išsigrinam kažkokią dar temą aktualią. Ir irgi ar gal turim kažkokį svečią ir kad dar tos naudos daugiau sukurti. Ir sesijas jau tam laikotarpį, tarkim, nuo balandžio iki kažkur birželio pradžios gali organizacija pagal savo galimybę susiderinti su kuriančiu praktiku ar praktikė, kuri dirba su komanda. Ir čia keli momentai, kas svarbu, tai jau kaip sakėm, kad organizacija yra sąmoninga, apsisprendusi, eiti į tą tokį procesą, kelti klausimus, juose išbūti, atsakyti ir siekti kažkokių pokyčių. Tada labai svarbu tas lygiavertiškas vadovų dalyvavimas arba žmonių, kurie priema sprendimus, nes kitaip tai, komanda pasikalbės, bet gal pokyčiai taip ir nenutiks, tai čia tas labai svarbus įsitraukimas. Ir svarbu, kad būtų galima suformuoti 6 ar 12 darbuotojų komandą ir jinai galėtų kaip galima labiau dalyvauti visose sesijose. Tai čia tokia komanda dėl to svarbu, kad taikome įvairius darbo formatus, tai ir kaip viena grupė, ir mažesniam grupelėm, tai tas irgi leidžia įvairiau mokytis ir efektyviau tą keliauti, negu kad mes visi kaip didelė grupė arba būtume tik 2 darbuotojai kokie. Tai va. Ir jau čia visai praktinės detalės, tai diagnostikos modulis, programa, dalyvio mokestis norintiems dalyvauti yra 600 €, tai yra 4 sesijos po 3 valandas ir dirba su komanda vienas kuriantis praktikas. Tai turime tiek į vieną, tiek į kitą programą galimybę priimti ribotą skaičių dalyvių, nes šita programa, kaip sakiau, dalinai finansuojama kultūros tarybos, dėl to mes galime tokią prieinamą tą dalyvio mokestį pasiūlyti. O atvirumo meno irgi atitinkamai matote, kokios detalės dalyvio mokestis ir kiek sesijų. Ir tik skirtumas, kad jau tada dirba 2 kuriančių praktikų komanda. Taip, ir jeigu kas susidomėjote ir norite dalyvauti, tai iki kovo 12 laukiam užpildytų paraiškų. Ir
atrankos rezultatus paskelbsime iki kovo 12 dienos ir aš įmesiu į šitą. Paskui įmesiu į chatą, į pokalbių langelį nuorodą į formą. Jeigu kažkas norėtumėte gauti elektroniniu paštu tą informaciją, tą paraišką, tai galėsite ją užpildyti ir tada tiesiai atsiųsime, o jeigu ne, tai ją rasite kūrybinių jungčių Facebook puslapyje. Na ir turbūt visiems dalyviams dar irgi su prezentacijoms atsiųsiu tiesiog nuorodą irgi elektroniniu paštu. Tai įvairiais kanalais galite gauti. Ir va. Gerai. Ačiū, Aurelija. Man atrodo, kad čia tikrai buvo pakankamai išsamei ir sklandžiai visos detalės įvardintos, bet dabar iš tikrųjų mes turime tas iki 15 minučių paliktas iš tikrųjų tokiem klausimam, sureagavimam. Tikrai kviečiame tie, kas esate. Visų pirma, ačiū tiems, kas išbuvote iki pačios pabaigos. Manau, kad tikrai buvo čia prasmingų pasakojimų ir istorijų. Ir dabar yra tas laikas klausti, pasišnekėti, o galbūt sureaguoti į tai, ką girdėjote. Galbūt yra konkrečios detalės, kurių galima paklausti Aurelijos, o galbūt ir iš tų, kas kalbėjo, galbūt to pačio Tauragės kultūros centro norime kažko paklausti. Tai toks laikas jums ir kviečiu sudalyvauti. Kažkas dėkoja, rašo, ačiū, sėkmės. Ačiū ir jums. Žinot, jeigu nieks taip tokių degančių klausimų neturite, man tiesiog smalsu pačiam, tada mes čia daug pasakom apie tai, kodėl verta dalyvauti programoje, bet galbūt gali būt klausimas, kodėl jūs neketinate dalyvauti programoje. Tai mums irgi būtų įdomu sužinoti tuos barjerus, kurie neleidžia. Tai bet kokiu atveju turime tas 15 minučių, kas norite sureaguoti, tikrai kviečiu ar pakelti ranką, arba tiesiog įsijunkite mikrofoną. Labą dieną. Norėčiau sureaguoti toks praktinis klausimas. Jeigu mūsų organizacija nusprendžiame dalyvauti, teikiame paraišką, tai yra didelė organizacija, apie vasarą dirba apie 140 darbuotojų. Tai tiesiog kaip jūs rekomenduotumėte suformuoti tą grupę, ten nėra iki begalybės, bet kokiu principu reikėtų įtraukti žmonės, pakviesti, kad toje programoje dalyvautų. Aš ten kiek prisimenu, yra 12, rekomenduojama, kad tai būtų 12 asmenų skirta, ar aš kažką netaip supratusi esu. Taip, 12. 12 gal dėl to, kad tiesiog jau kai daugiau žmonių, tai vienas fasilitatorius jau sunku tą kokybę tada užtikrinti ir sunku tilpti ir tą sesijos laiką. Tai dėl to mes tą pasirinkę tokį jau optimalų skaičių. Ir tada, kaip įsivaizduotumėt, kad būtų efektyviausia, ar čia mes laisvai galim pasirinkti, bet, sakykime, yra vadovai, yra kelių lygių vadovai, yra ar tada, jeigu kelių lygių vadovai, kurių padalinių vadovai būtų labai svarbu, kad įsitrauktų darbuotojai. Iš savo patirties žinot, kaip ar ten ir ekspozicijų konsultantės įjungti, ar reikia labai susidėlioti, nes tai 12 žmonių pakviesti į tą grupę ir norėtųsi žinoti, kaip ten tokia struktūra galėtų būti procentiškai, ne personalijomis. Bet kokiu procentu turėtų būti vadovų dalis, vadovas, pavaduotojai, skyrių vedėjai, kuratoriai ir kiti darbuotojai. Galvoju, gal vienas toks aspektas, kad priklausomai nuo to, su kokiu klausimu ateinat, arba kokioj dabar etape ar taške yra jūsų organizacija, ir tada pagal tai pamėginti pasižiūrėti, ką tikslinga pasikviesti. Nes tas principas yra tiesiog, kad dalyvauja ir vadovai, sprendimus priimantis darbuotojai, bet ir kitų lygmenų darbuotojai, kurie gali būtent tą skirtingą perspektyvą pasiūlyti ir skirtingai prisidėti prie to proceso. Ir tada būtent galvojant pagal tai, kas jums dabar aktualu, ar čia labiau fokusas, kad
tos auditorijos, ar fokusas susiprasti, kur mes link einam ir tada pagal tai žiūri, kokie čia tie kertiniai žmonės, kurie vat, gali prisidėti prie to kokybiško proceso. Gal Rita, tu dar irgi turi žvalgų papildyti? Įvairių yra, iš patirties įvairių formatų yra buvę. Turime net vieną organizaciją, kuri dalyvavo 3 kartus šioje programoje, 3 metus, netgi ir turbūt dar ne paskutinis kartas buvo visų pertraukom sugrįžta. Tai ten irgi yra didelė organizacija, biblioteka, bet irgi, kaip čia ir Aurelija minėjo, turbūt labai svarbu suprasti, kokią problemą sprendžiate arba kiek gilus tas klausimas, kurį jūs nagrinėsite, nes galima dirbti, pavyzdžiui, su konkrečiu padaliniu kažkokiu, tiesiog konkretaus padalinio įvairių lygių darbuotojus įtraukti. Tai gali būti skirtingų padalinių atstovai, tačiau labai svarbu, kad tai būtų ne visi vien tik tai vadovai, ar ne, kad tai būtų žmonės įvairių pozicijų ir matantys tą organizaciją iš įvairių jos pusių. Tai mano klausimas ir būtų maždaug procentiškai, kad vadovai kiek būtų optimalu, kad jie sudarytų kokią dalį grupės, kad įsivaizduočiau, kad kiek galima norėtųsi pritraukti kuo daugiau žmonių čia gali užimti, pusę grupės vien vadovais. Aš gal siūlyčiau turbūt šitą klausimą gal palikti tokiai atskirai diskusijai jau čia tame etape, kur kvietimas vyksta ir tada galima jau išsamiau aptarti ir jūsų situaciją ir tiesiog ko siekiate ateidami į tą programą ir tada galima tiesiog geriau išsidiskutuoti turbūt, koks tas geriausias proporcijos, kokios geriausios būtų. Ačiū. Dar matau kelią ranką, ne? Greta. Sveiki visi, aš esu tikriausiai iš tos bibliotekos, kuri čia 3 ar 4 kartus dalyvavo, tai galiu šiek tiek pasidalinti, kad buvo iš tikrųjų labai smagu. Žinokit, pas mus yra 100 darbuotojų ir mes tikrai labai džiaugiamės, kad turėjom ir dalyvavom šitoj programai. Mes dalyvavom labai skirtingais klausimais. Iš pradžių mes gryninome save, vertybės ir misiją, viziją ir savo vaidmenį iš vis regione, nes mes esame regioninis kompetencijų centras, o kitais būdais bandėm tam tikrų tikslų ir pokyčio pasiekti. Tai žinokit, vis tiek, kad ir kaip ten norėdami įtraukti visą 100, tai tikrai taip nebuvo ar nereikėjo. Mes turėjom labai strateginius žmonės, jeigu mes ėmėm temą, tai kas su ta tema labiausiai ir geriausiai dirbo, jeigu yra tų žmonių daugiau, tai vis tiek pagal tai, ką tu veiki ir už ką tu esi atsakingas. Mes paskutinį kartą turėjom iš vis medijų informacinio raštingumo temą ir ką su ją veikti ir kaip ją išnaudoti ir kokias naujas paslaugas pasiūlyti. Tai labai iš tikrųjų toks platus ir geras buvo kūrybinių sesijų toks ciklas, pasiekėm nuostabių rezultatų, nepaisant to, kad ir išorės auditorijas traukėm ir su visokiom fokus grupėm dirbom ir labai daug namų darbų turėjom, o tada, kai namų darbus turi, tai tikrai gali ir platesnį žmonių ratą ir darbuotojų ratą įtraukti. Tai tikrai žinokit, kai 140 tikrai nėra labai baisu, fasilitatoriai susitvarko, tai tik tai žinokit, hands up ir varykit, nes tikrai labai verta ir tikrai visiems rekomenduoju. Ačiū už tokį netikėtą paskatinimą prisijungti, bet iš tikrųjų, man atrodo, vienas iš tokių svarbių dalykų, kad pradžiai pabandysiu susifokusuoti apie tas klausimas, apie ką sukasi ir ne. O jeigu ir jaučiat, kad nori dalyvauti, tikrai po to eigoje, padavus anketą ir dalyvaujant, galima dar pasifokusuoti, formuojant tą grupę, man atrodo, bet kokiu atveju. Dar pasikonsultuoti, nes tikrai ta programa nebe pirmus metus ir tų versijų visokių yra įvairiausių buvę ir dalyvių. Gal dar kažkokių tokių klausimų, kuriuos galima aptarti? Susijęs klausimas apie komandą iš 30 asmenų. Tai 30 tikrai per didelė komanda būtų. Jau čia taip optimaliai sakome 12, yra buvę ir 17 ir ten beveik 20, bet tikrai kuo daugiau žmonių, tuo yra
tuo proceso gylis ir kokybė, nu, iš tikrųjų gali nukentėti, nes vis tiek tai yra, jeigu tai yra diagnostinė programa, tai yra vienas kuriantis praktikas dirba su ta grupe, tai tiesiog gali būti labai sudėtinga įtraukti visus žmonės labai lygiavertiškai ir kokybiškai į tą procesą. Tai 30 žmonių tikrai per didelė būtų grupė, bet kaip jau čia ir kalbėjomės, turbūt galima tiesiog aplikuoti ir po to jau žiūrėti, ką būtų geriausiai įtraukti į konkrečių jūsų atveju į tą programą. Tai manau, kad visi gavome pakankamai daug ir minčių ir idėjų ir konkrečios informacijos, kaip prisijungti prie šios programos. Labai tikimės, kad didžioji dauguma jūsų ir aplikuos ir tikrai susitiksime programoje ir bus galimybė giliau ir prasmingiau padirbėti su jūsų kultūros organizacijomis ir atnešti vis daugiau to inovatyvumo ir kūrybiškumo į visą mūsų Lietuvos kultūros lauką. Čia aš ir to asmeniškai ir žinau, kad nuo kūrybinių jungčių tai irgi yra viena iš tokių mūsų misijų - padėti kultūros organizacijom veikti prasmingai, šiuolaikiškai ir kaip sakoma, atliepti ir auditorijų, ir mūsų supančio pasaulio iššūkius. Tai ačiū labai visiems, ačiū Aurelija, ačiū Rita, ačiū Tauragės kultūros centrui, ačiū Agnei, ačiū visiems, kas prisijungėte. Iki kitų susitikimų.